Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, dar viena savaitė ir dar viena ekspertų ložė. Šiandieną susirinkom ir jau dabar nujaučiu, kad bus labai karštas vakaras ir popietė prie šito stalo. Tai vakaras ar popietė? Mum popietė, galbūt žmonės žiūrės vakare. Aš tikiuosi, nes ryte nuo tokių pradėti nebūtų gerai. Neatsinešiau maišelio gaila. Ne? Būčiau. Tai tavo hebra turi ten tų mes maišelių. Analizų? Ne tik maišelis. Paruoštus. Veipus, žiebtuvėlis, ko ten tik nepasiūlė Tibo Kurtuo. Užsitrauk dūmą. Užeisim prie to šiek tiek vėliau. Ervinas Vitkauskas, Rytis Višniauskas, aš Mantas Krasnickas, viskas tradiciškai. Ir pradėkim gal vis dėlto nuo vakaro reikalo ir tai, kas vyko Dariaus Girėno stadione. Vis dėlto istorinis Gargždų Bangos triumfas. Po 3 iš eilės nelaimėtų finalų gargždiškiai laimė LFF taurę, baudiniai 120 minučių ir mano pagrindinis įspūdis iš tų rungtynių yra toks, kad sveikinimai visų pirma gargždiškiam, bet visų antra, kad jau yra šalta šiaip. Nes konkurentus komentuoja futbolo. Viskas yra suderinta, viskas yra... Okay. Čia tik taip klausim. Teoriškai visuomeninis transliuotojas nėra konkurentas. Turėtų nebūti, sakykime. Teoriškai. Ta prasme, čia. Teoriškai. Kaip tu konkuruosi su visuomeniniu transliuotoju, kuris visada buvo, yra ir bus. Eurolygai nekonkuruoja irgi. Nu tai koks čia konkuravimas, vieni transliuoja ir kiti transliuoja, tai čia, žinai. Negali pasakyti, jeigu dviese. Nu matai, čia Eurolygos toks naujas gal verslo modelis, dvigubas teisės regionui pardavinėtas, toks unikalesnis gal sakyčiau net variantas. Tai jeigu šiaip nesurenka normaliai pinigų už televizijų teisės, tai bent tokiais būdais bandom. Tai dar galėtų dar trečiam kokiam YouTubiniam. Sport 1 galėtų parduoti, mačiau, šiandien rodė Pachtachoras su Taškentos, su Alvas Salkas. Nežinau, ar įpirktų labai jau ten. Ne, tai aš šiandien kažkaip Olyris barė, žiūrėjau. Reklamos. Atsiprašau, netyčia tikrai. Nu, žodžiu, barė žiūrėjau. Kaviniai labiau pietaudamas dienos pietus ir žiūriu Taškento Pachtachoras prieš Alvas ten kažkokį klubą. O komentuoja tokius kažkas komentavo matyti, bet aš tai negirdėjau, bet pagalvojau, kad labai gali būti daug žiūrinčių. Aš pagalvojau, kad turbūt tokias transliacijas tai turbūt nemokamai atiduoda. Aš nemanau, kad kažkas už jas gali kažką mokėti. Aš taip manau. Gali būti. Streamą kokį tavo. Azijos. Jau kai vyksta 5 Premier lygos transliacijos ir pasižiūri ten kokią, 5 pagal įdomumą galvoja, kad ją kas nors žiūri, bet tada pasižiūri, kad Pachtachoras žaidžia. Supranti, kad tikriausiai susidomėjimas. Uzbekistane net ir, žinok, šitas stadione nebuvo labai daug susidomėjusių. Aš įsivaizduoju. Vietų panašiai kaip per LFF taurės finalą, panašiai tuščių. O jūs užmetėte akį lemiamą mūšį dėl taurės? Aš pirmą kėlinį taip, sakykime, daugiau mažiau žiūrėjau. Antro šiek tiek jau tais highlightais labiau ir paskui baudinius dar atsisukau pažiūrėtų. O turite? Tai nebuvo man jokio intereso tada. Turėjau transliaciją. Tu iš vis dar kalbėjo, aš jau paskui jau antrą kėlinį kalbėtų apie Manchesterį prieš Tottenhamą, galvojau, kad bus didesnė futbolo kokybė, bet iš vienos komandos tai nepamačiau. Tai ne, ta prasme džiaugiuosi, kad laimėjo Gargždų Banga, bet vėl aš nežinau, kodėl tu į mūsų laidą kiši turinį, kuris nepriklauso mūsų laidai. Nes tai yra istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Tai nėra istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Yra, Gargždų Banga iškovojo pirmą titulą. Pernai vienas jau istorinis buvo, jau vieną laimėjo ten pirmos lygos klubas, dabar dar vienas istorinis. Kitais metais tikriausiai vėl bus kažkas istorinio. Gal Žalgiris iškovos 15 taurę. Dar vienas bus. Irgi istorinis jubiliejus. Gal Hegelmanas jau kitais metais laimės pirmą titulą. Gal. Irgi būtų, tai kalbėk apie tą istorinį vakarą, jeigu jau čia taip. Gerai, aš pakalbėsiu apie istorinį vakarą. Aš kadangi pradėjau nuo įvairių problematikų, tai dar užbaigsiu. Pavyzdžiui, finalas vyksta sekmadienį ar ne, 5:30 vakare. Tuo pat metu vyksta ten, žinai, United, tada dar kažkas. Kodėl finalą neįmanoma surengti, pavyzdžiui, šeštadienį, kažkur ten per pietus, kokią 2-3 valandą dienos,
kai yra ir geresnė diena, ir tiem patiem fanam turbūt atvažiuoti, nu visiems geriau. Bent jau mano dideliu įsitikinimu, žmogui į stadioną tikrai turbūt yra smagiau ateiti šeštadienį. Dieną jau tokio oro vis tiek daug šansų, kad vakarai yra vis tiek šaltesni. Gali ir savaitgalio išvyką pasidaryti. Jo, gali ir savaitgalio išvyką pasidaryti. Tai va, tai sužinau, kad finalas vyksta sekmadienį, todėl kad vienintelis atseit yra laisvas visuomeninio transliuotojo paliktas tas jau slotas, pavadinkim taip. Arniai Jo, slotas. vienintelis paliktas. Tai man labai įdomu, ką rodo šeštadienį, tarkim, 2 ar 3 valandą per LRT+, kad neįmanoma įterpti, ta prasme. Tai gali mes takį? Nenoriu. Net nenoriu, nes, nu, bet tiesiog čia yra wow, ir tada mes kalbam, žinai, apie kažką, kad čia, futbolui kažką, nu, prasme, tai dar tą sekmadienį vyksta vėl ten ir LKL kažkokios kovos, dar kažkas, nu, tai tu tiesiog nepakonkuruosi su daugeliu dalykų. Bet tu tada galvoji, tai man tai tada nusispjausant to televizijos, aš tada darau kaip žiūrovam, kad būtų daugiau žiūrovų stadione, kad būtų daugiau iš Gargždų žmonių atvykstančių, kad būtų dar gal šiaip random žmonių ateinančių daugiau, tada nusispjauti tą teleką, nu, kiek ten tada žiūri tų žmonių. Tai nežinau, man čia yra, nu, man skauda asmeniškai dėl tokių dalykų ir kai dar išgirstu tuos tokius pasisakymus ir atmazus liaudiškai turbūt tariant šitoje vietoje labai gerai tinka, tai kažkiek net koktų. Ok, pagrindiniai akcentai iš rungtynių, tai Leo Ribeiro gavęs dovaną iš Bertašiaus nesugeba pataikyti į vartus, visiškai tuščius, tai čia buvo geriausia rungtynių proga, bent jau mano akim. Viskas per 120 minučių nuėjo iki baudinių, turėjo šansų vieni kiti, bet taip ir neįmušė. Bet ne per nedyk tokie dideli momentai, sakykime. Momentėlių. Jo. O baudinių serijoje, nu tai ką, visų pirma Mantas Bertašius patraukė Brizolo smūgį ir čia vėl atsimušėm į tą patį, kas jau buvo nekartą kalbėta, kai žaidėjas išeina paskutinę pratęsimo minutę tam, kad įmuštų baudinį ir jis to baudinio neįmušė. Antras netikslus buvo vėliau Sarmalo smūgis, virš vartų paleistas kamuolys, o gargždiškiai visus susimušė ir prasidėjo šventė, apsauga mačiau dovanojo pipirinių dujų sirgaliam, kurie bandė bėgti į aikštę. Vienas iš apsaugos darbuotojų tikrai buvo nusipelnęs, kaip prašė kolega Marius Milašius savo story, geltonos kortelės, nes tikrai nebandė žaisti kamuolį tiesiai žiūrovų į koją, sužaidė toj situacijoje. Nu ir ką, Veževičiaus atsisveikinimas, baigs karjerą po šito sezono, tai va išeina su savo pirma tokia tikra taurė, kaip sakė jis pats, nes antras istorijoje jo karjeroje trofėjus, pirmas su Sūduva, bet ten finale nuo suolo nepakilo, čia jau turėjo vaidmenį. Ir vieną iš tų baudinių realizavo Gargždų Bangos. Tai va, smagu dėl šito. O mes galim šokti prie mūsų reikalų, ar ne? Ne, šiaip dėl Bangos, tai taip labai trumpai, tai labai smagu. Toks miestelis gyvenantis futbolu, ne vienintelis, bet turbūt vienas iš nedaugelio Lietuvoje miestų, kur tikrai jau visiškai karaliauja futbolas jame. Marijampolė turbūt tokiu galima laikyti, nors irgi NKL komanda yra gan stipri ir būdavo visais laikais, bet tokio krepšinio rimto nėra. Gargžduose buvo kažkokios užuomazgos ten pernai, bet neliko. Tai tikrai žinau ir asmeniškai pažįstu ir savininkus Gargždų Bangos, kurie tikrai daugybę metų įdeda širdį į tą, ne tik širdį, aišku, bet ir finansus į tą klubą. Tai labai smagu matyti, kad atsiperka tas vargas, atsiperka tokiom gerom akimirkom. Žinau, kad šventė buvo įspūdinga vakar ir manau, kad dar ne tik vakar. ir be jokios abejonės tikrai smagu matyti Robertą Veževičių savo karjeros zenite visiškam štai keliantį taurę į viršų. Smagu matyti, sakau, klubo atstovus ir tikrai Banga, mano nuomonė, dirba labai puikiai ir su merčiais tais visais tikrai gražius pagamina ir vizualiai gražiai atrodo klubas, ir aprangos man vis laik patinka, ir Tigrų ta kompanija vis laik dažniausiai tokia, kuri labiau palaikanti, o ne kažkokias problemas kelianti stadione. Neseniai teko matyti beje porą video, kur problemų pakėlė. Nu, Žemaitijos derbyje. Būna visiems, žinai, tų, bet pamenu, yra ir tie istoriniai kadrai, kur Tigrų vyrukai bėgiojo paskui teisėją, tenais kilnodami irgi yra tas lygoj, kur teisėjas bėgiojo, ten buvo šalta kažkokia, man atrodo, diena ir jie nusprendė tiesiog paskui teisėją bėgioti kaip šonis, taip ir jie paskui jį. Tai tikrai toks irgi labai senas geras prisiminimas, bet, smagu bus Europai žais komanda. Nusipelnė galų galia tą ir pagal lygos lentelę, matom, yra 4, tai iš esmės, kaip sakant, pagal lygį turbūt ir nusipelno, kad žais kitais metais Europai. O per
kanalą mano minėtą, tai rodė, pavyzdžiui, 4 valandą koncertas Vilniaus geto sunaikinimo 80-mečio atminti mes gyvename amžinai, Kaunas Jazz 2022, nelabai galime. Nepakonkuruosi. Nelabai su praleisti šitais. tokius reikalus vis tiek jau svarbus visuomeniai. 22, sakai? Jo, 22. Naktinis ekspresas dar, kad ir kas tai būtų, ir kultūros diena 3, Vilniečiai 3, super tikrai. Man atrodo, kad Rimtas tinklelis laidas, stiprus. neįmanoma tikrai kitą savaitgalį perkel, būtų tikrai koktu ir nesmagu ir žiauru net. Pradėkim laidą jau pagaliau. Gerai, bet prieš einant prie futbolo, kurį žaidžiamas aikštėje, mes vis dėlto turim pristatyti mūsų naujus svečius. Pirkinius. Jo, vienam iš šiandieninių svečių Edgarui Jankauskui pasiūliau, kad šiandieną Facebook'e dar netrašė, kad Robertą Veževičių visgi pakviestų tai į rinktinę bent jau. Ai, mačiau tą tavo komentarą. Stovyklai, gal kažkaip tai pabaigai. Bet tu kažkaip pastaruoju metu pasileidai plaukus, ten kažką Diego Simeoniai turėjai priekaištų dėl to, kad sakė, kad Barsa pagrindinis konkurentas. Tai ne, Villarrealis ir Bilbao jų pagrindiniai konkurentai. Dėl trečios pamatei, vietos. vakar džiaugis, kad ar tašką išsinešiai Okay. iš Metropolitano. Tai Ryti, papasakok, kokią istoriją slypi už šitų naujokų mūsų laidos. Tai istorija tokia, kad tu paprašai pavardžių, ką užkabint studijoje ant sienos ir aš parašiau Edgarą Jankauską, nes lietuviško akcento reikia vieno. Parašiau konkrečiai, kad būtų su portų marškinėliais. Ervinas turbūt užsiprašė Jose Mourinho, tai čia jau Jose laksto Milano Inter treneris. Čia dar nepaleido šitų purkštukų. Dar nebuvo. Arba nespėjo dar ištrykšt. Tai tokia istorija turbūt. Taip. Galėjai kažką istorinės retrospektyvos. Galėjai kažką žaismingiau. Šitą nuotrauką turbūt iš 2003 arba 2004, sunku čia atsakyti dabar. Gal aš nepamiršiu tiksliai, tai viskas aišku, 2010 metai. Čempionų lygos pusfinalis pralaimėtas 0-1, tačiau namuose buvo atskalbta Barcelona visiškai, turėjo ten daugiau primušt, o antrose rungtynėse Busquetso vaidybos menas išmušė dabartinį Juventuso strategą Thiago Mota iš rungtynių ir tuomet šiaip netaip išvargo. Barsukai pergalė 1-0, bet to neužteko ir nenugalėjo legendinio vieno geriausių visų laikų futbolo specialistų Jose Mourinho. Koks tu buvo klausyti šitų papildomų prie istorinių faktų, papildomų subjektyvių pastebėjimų apie šitą teroristą futbolą. Gerai. Žiūrėkit, praeitą savaitę buvo Europos lyga. Gal ten nekelia. Per nelik daug kontekstų. Porą dalykų. Visų pirma, Manchester United ir Twentes rungtynės. Erikas Ten Hagas sielojosi prieš šį mačą, kad jam teks skriausti savo mėgstamiausią komandą, kurią jis daugiausiai žiūri kaip sirgalius. Ne kaip analitikas, sakė, stebiu Twentes rungtynės. Įtariu, kad kaip analitikas nestebi jokios komandos rungtynių mūsų minėtas specialistas. Ir viskas baigėsi tuo, kad 1-1 Old Trafforde ir švenčia Twentes futbolininkai, švenčia Twentes komanda. O Erikas Ten Hagas rankomis kišenėse keliauja į tunelį. Kristianas Eriksenas mušė šiaip gražų įvartį, bet antram kėlinį pats ir atidavė kamuolį Lamersui, kuris rezultatą išlygino. Tai va toks vakaras buvo Old Trafforde. Įspūdinga. Ar turit vyrai kažką pridėti dar prie šito įspūdingo pasirodymo? Ne, galima pasakyti tik tiek, kad stiprią sudėtim žaidė. Nėra taip, kad ten išrikiavo atsarginius visiškai antrą sudėtį, kaip būtų gal lygos taurės rungtynėse. Tai pakankamai stiprią sudėtim žaidė tas rungtynės ir nebuvo priežasčių namie nelaimėti prieš Enschedes klubą, bet išėjo kaip išėjo, nenorėjo skriaust labai Twentes, tai va ir nenuskriaudė visiems, po tašką padalino Robin Hoodas. Šiaip kitaip mes jį uždarose pokalbiuose kiek kitą. Ne, tai aš tai jau nuo seno Leninu vadinu, nes tas vaizdas, kai jisai su lietpalčiu, plika galva, perkreiptus makru, lyjant lietų ant galvos žiūri, kaip Leninas į buržuaziją pakėlęs akis, tai ikoniška, sakyčiau. Tai jo, vienas iš tų Europos lygos pagrindinių turbūt akcentų. Na ir ką, Mauzoliejų dar anksti turbūt Erikui, bet jau į futbolo paraštės Anglijos, tai jau turbūt derėtų iškeliauti, bet dar kol kas dar kenčia. Dar stovi. Dar kol kas jo, dar
gerą rytis sąmokslo teoriją turi. Sakė, kad praeitais metais, praeito sezono pabaigoje greičiausiai Pepas tiesiog atidavė FA taurę tam, kad liktų treneris šitam postui ir kad dar ilgiau. Ne mano mintis, ne mano originali mintis. Šitas pokštas tą pačią dieną gimė, kai United paskelbė, kad lieka Ten Hagas, nes šiaip dar prieš FA taurės finalą netgi Sky Sports'ų insideriai visi sakė, kad čia bus paskutinės Ten Hago rungtynės prie Manchester United vairo, kad jau yra paskutinis turėjo būti ten prieš Coventry tos, ten turėjo būti paskutinės. Jau buvo apsispręsta, kad leis jam ten baigti sezoną ir kad jau išėjo į tą finalą, leis sužaisti tą finalą, bet jau po pačio finalo įvyko kažkoks pokytis ir va, taip gavosi ir aišku tada gimė pokštas, kad apsisaugodamas nuo dar vieno galimo konkurento Premier lygoje, Pepas nusprendė palikti Ten Hagą tiesiog. Bet aišku, titulas yra titulas. Nieko čia nepasakys. Tai gal nuo to mačo ir pradėkim, vis tiek jau čia. Tai dar aštriai užsikūrė. Tai paminint Europos lygos reikalus, tai dar broliai Latvijai su Jekeliu prieš akį debiutavo, 1-4 išvyko nuo FCSB, gavo į kaulus. Reikia paminėti, kad šiaip daug traumų turi RFS komanda, teko kalbėti su Paulium, tai tikrai akcentavo tai, bet pirmas kėlinys tai nebuvo blogas, 1-2 dar jį pralaimėjo, bet jautėsi šiaip vizualiai turbūt, taip, kad kokybės daugiau turėjo Rumunų klubas, natūralu, bet Europos lyga, suprantama, kad lengva nebus ir ypač išvykose turbūt vis tiek reikia koncentruotis labiau į rungtynes namuose, bandyti ten taškus krapštyti. Tai gal ir baigiam su Europos lyga, keliaujam į Premier lygą ir sakai, kad tęsiam ar ne tą gulinčio spardymą? Manau, kad jeigu pradėjom čia pilti. Gerai, važiuojam toliau. Tuos kibirėlius, tai... Manchester United namuose priėmė Tottenham Hotspur futbolininkus ir gavo 0-3. Brennanas Johnsonas mušė pirmą įvartį, bet ten aišku labiau gynėjui atiduoti reikia visus laurus. Mickey Van de Venas, puikus solo reidas per visą aikštę nuo galinės linijos, idealus perdavimas, Johnsonas uždaro. Ir tada atėjo tas momentas, kuris sukėlė diskusijų ir kad ir kiek mes čia pašieptume Manchester United, bet tokia raudona kortelė bent jau man nelabai patinka. Niekam, manau, nepatinka. Aš irgi nemanau, kad tai yra geras teisėjo sprendimas. Man atrodo, kad jeigu teisėjas būtų parodęs geltoną kortelę, jis net ir su varo pagalba nebūtų jos keitęs į raudoną, bet čia jau kai jis pats priėmė, turbūt ir iš VAR kambario jau buvo pasakyta, kad jeigu tu pasitikė iš to savo sprendimu, mes jį paliekam kolektyviai visi, bet aš nemanau, kad tai turėtų būti raudona kortelė. Bruno Fernandešas galėtų išvengti apskritai visos tos situacijos be reikalo, taip eidamas į tą dvikovą, taip keldamas koją, bet galiausiai iš pakartojimų matom, kad ne į kelią kirto, nors kelio aukštyje vienu metu ko ir buvo, bet jį leidosi žemyn, perbraukė per blauzdą, kažkur ten per apsaugą. Kirtimų labai nevadinsi, nes nebuvo tas toks kontaktas tiesiai, toks braukimas ir toks labiau priekį. Perbraukė per apsaugą, per blauzdą. Faktas, kad grubus veiksmas. Tokia liaudiškai tariant padnoškė labiau negu įspyrimas, žinai. Grubus veiksmas, geltona kortelė, manau, ir žaidžiam toliau, bet parodė raudoną. Bet aš nenorėčiau, kad tai taptų pagrindinė tema šitų rungtynių, kas įvyko tarp Johnsono įvarčio ir raudonos kortelės. Tai yra 35 maždaug minutės futbolo. Tragiško. Per tas 35 minutės Tottenham Hotspur darė beveik ką norėjo. Deliktas padarė kokias 5 klaidas savo aikštės pusėje su kamuoliu arba išeidamas pasitikinėti varžovų puolėją jau už vidurio linijos ir aišku, kad nebespėdamas paskui sugrįžti atgal. Ten Timo Wernerio dėka rezultatas nepasikeičia, lieka 0-1. Manchester United taip turi kažkur ten pusantro momento, kažkoks ten Zirgzės smūgis į vartų plotą, Garnačio į virpstą pataikė, nors ten jeigu ir į vartus greičiausiai tą artimą kampą apgintų Vikarijo, bet jau tuo metu iki raudonos kortelės akivaizdžiai matėsi, kas yra šiandien geresnė komanda. Ir pateisinti pralaimėjimo raudono kortelę aš visiškai negaliu dėl būtent to, kas vyko iki jos. Paskui 10-11, taip aš sutikčiau, kad yra kiti dalykai, nors geriausią savo 15 minučių atkarpą Manchester United sužaidė antram kėlinį 10-11, būdami ir 0-2 tuo metu atsilikinėdami, kai užsidirbo ir kampinių, kai sukūrė kažkokių epizodų, kai buvo vienas kitas momentas ir baudos aikštelėje.
Tai va tas tik tai man rūpi pasakyti, kalbant apie raudoną kortelę, nes turbūt visi trys sutinkam, kad neturėtų tai būti raudona kortelė, neturėtų būti Bruno Fernandešas išvaromas iš aikštės už tą veiksmą. Man tik tai patiko, kad net ir, sakyčiau, nelabai buvo ta korta žaidžiama, nes aš galvojau, kad iš karto po rungtynių tai galvojau, kad Ten Hagas daugiau ištrauks būtent kalboje savo apie tą kortelę, kad irgi čia bandys, nusiplauti maždaug, kad 1-0-1 mes pralaiminėjom ir jeigu čia ne ta kortelė, tai dar vis futbolas toks dalykas, gali sužaisti, vieną kėlinį blogai, kitą visai kitaip ir taip toliau, bet nebuvo tai, kaip sakyt, kvestionuojama ir nemažai netgi buvo kalbų apie tai, kad kaip tik ir pats Ten Hagas pasakė, kad pirmas pusvalandis buvo tragiškas, daugybė klaidų, aišku, ten numetė vėl žaidėjim labiau, bet, vėlgi šitas komandas palyginkim, ar ne, Ten Hagas treniruoja jau 3 sezoną. Manchester United Postecoglou treniruoja 2 sezoną komandą. Ir ta komanda tikrai smarkiai keičiasi, ar ne, praeitą sezoną praradusi buvo Keina, kas buvo neįprasta pačiai komandai, Ainge'as jau atėjo, jo nebeturėjo, ar ne, dabar vėlgi tikrai ir naujų pirkinių, Kulševskis žaidžia kitoje pozicijoje, Bentancūras grįžta po traumos, tikrai daug pasikeitimų komandai, ar ne, praėjusią sezoną ten dar Besuma, Papa, Saras daugiau žaidė, tada dar tas pats Joibergas daug didesnį rolę turėjo. Tai daug tų tokių buvo kitų žaidėjų, dabar ta komanda keičiasi, tai evoliucionuoja, dar neturėjo Sono toj pačioj situacijai, kur vėl čia turbūt kalbėtumėm, kad jeigu ką vakar rytės transliacijos metu pasakė, jeigu Sonas būtų Wernerio vietoj, tai turbūt, kad būtų rezultatas jau toks labiau link totalinio pažeminimo Olando į pusę ir turbūt žvelgiant į viską, aš tai nematau tiesiog idėjos Manchester United žaidime. Tu matai, kai žaidžia Tottenhamas, tu matai, ką jie nori daryti, kaip jie nori išeiti į build-upą, kaip jie nori įveikti pirmą trečdalį, ką jie nori daryti antrame, kaip jie nori patekti trečią. Tu žiūri į Manchester United, nesupranti nieko, perimtas kamuolys, niekas nei kažkur ten gyniai plečiasi, atrodo toks jausmas, kad tiesiog visi stovi, žiūri vieni į kitus ir kažkas turėtų iš tos individualaus meistriškumo išlysti, bet nėra taip jau, kad tu žiūrėtum dabar į tą popierių ir tu sakytum, kad tarkim Manchester United yra ten super talentingesnė ant popieriaus komanda negu Tottenhamas, ar ne? Tai ir to ir individualaus talento tuomet jau tu neturi kažkokio labai jau didžiulio pranašumo, ar ne? Mes čia vakar su Ryčiu irgi diskutavom, kur dabar tu Rashfordą tokį labai įkištum į Premier lygos komandą. Tokį tai sunkiai. Pirmam dešimtuke neradom nei vienos komandos, kuriai reikėtų Markuso Rashfordo, kurie neturėtų ten, tarkim, tose pozicijose geresnių žaidėjų ir panašiai. Tai sakau, Bruno Fernandešas vėlgi ta raudona kortelė, kiek mes kartų matę esam Bruno Fernandešą kaip kapitoną United, ar ne, kuris tokiose rungtynėse, kur labiausiai reikia, kur nieks nesiseka, irgi tik tai burnuojantį, kalbantį paveda iš esmės dar labiau, jo. Skeričiuojantį rankomis, o kur mes matėm, kad jisai tikrai paimtų tą lyderystę, ateitų galų gale žemai, giliai, pasiimtų iš tų gynėjų kamuolį, pamėgintų kažką konstruoti, rodytų rankomis, kur kažkas turi bėgti, o neteisėjų kažką rankomis rodytų. Nematom, tai aš tai jau kažkaip įsivaizduoju, kad arba šita komanda tikrai yra tokia prasta ir tiesiog tragiška, nes ką aš vakar pamačiau, tai kai kuriuose situacijose tai mane nukėlė su visa pagarba, bet kažkur į pirmą lygą, net ne į A lygą, net kartais aš A lygoje, žinau, kad tie žaidėjai gal faktas apie žaidėjų meistriškumą nereikia kalbėti, bet kad idėjų tai kartais aš pamatau geresnių, gal ne visą laiką sugeba jas išpildyti, bet įžiūrint į Manchester United žaidimą, tai aš sakau, jokių tų idėjų nematau ir yra čia toks jau atrodo, kad tu gal net čia tą trenerį jau bandai, kaip sakant, žaidėjų pusės jau tiesiog nuplauti ir kad jo nebeliktų taip žaisdamas, nes, man sunku įsivaizduoti. Dabar vėl kažkada ten Kazemiru atvyko, turėjo tapti gelbėtoju, atvyko Amrabatas kažkada irgi po pasaulio čempionato, irgi čia bus naujas gelbėtojas, dabar naujas gelbėtojas tampa Ugarte, 23 metų žaidėjas. Irgi 3 kamuolius praranda, nes nežino, ką daryti. Irgi nežino, ką daryti, ta prasme, baisu. Žiūrėk, Deliktas buvo nupirktas kaip, čia va, Ten Hago augintas žaidėjas, jo pažįstamas. Dabar Deliktas žaidžia jau kelintos rungtynės. Tai kuo jis skiriasi nuo Maguire'o? Nieko. Ne, dar blogiau. Tokios pačios klaidos. Dar Maguire'as tu dar daugiau duosi. Jų sudėjimas yra beveik vienodas. Mobilumo abu nepasižymi.
Bet aš net sakyčiau, Maguire'as per standartus tau duoda daugiau nei Deliktas, pavyzdžiui. Gerai, įmušė irgi įmušė čia po standartų. Įmušė jo, bet daugiau ar mažiau. Bet kuriam norėtum labiau pakabinti kamuolį šiaip? Gal ir Maguire'u, bet ne tame, gal esmė, kad ne va tai nusipirko gynėją, kuris geriau žaidžia su kamuoliu, mažiau daro klaidų, bet tas gynėjas jau dviejose elitinėse komandose nepritapo. Rinktinėje pastaruoju metu ten sudegė taip, kad nežinom, kada kitą kartą apsivilks oranžinius marškinėlius startiniai sudėti. Ir dar matant taip žaidžiantį Van de Veną. Nu taip, tai ten variantų yra tikrai, Dendevrėjai, visi Bandeikas, Van de Venas, Akė, jeigu sveikas, taip toliau. Nu ir čia dabar aš žiūriu, įžaidinėjant kamuoliais lygiai taip pat nejaukiai atrodo, kaip Maguire'as atrodydavo, ant kurio ten kraudavo ten eilę metų, kad dėl Maguire'o United pralaiminėja. Tai, tie badimai pirštais į konkrečius žaidėjus, jie pavardės keičiasi, bet principas išlieka tas pats. Ir, šiaip kol kas vis dar slepiasi Ten Hagas už to, kad pirmam savo sezone finišavo ketvirtį su įmuštų praleistų įvarčių santykių 0. Laimėjo tas 2 taurės, kažkokiu būdu kažkaip laimėjo kažkokias 2 taurės. Bet ir Van Galas buvo United ir išvedęs į Čempionų lygą ir 1 taurę laimėjo. Ir Mourinho į Čempionų lygą vedė ir taurių laimėjo. Bet žiūrėk, labai trumpai, aš kaip tik apie tą sezoną pasirinkau faktus, kur tu paminėjai, kad 3 liko, nes man įdomu buvo pažiūrėti ir pagalvoti, kodėl jie liko 3. Ir dabar pasižiūriu, ar ne, ta 3 vieta, jo Manchester United 75 taškai, čia buvo tas 2022-2023 sezonas. City's 14 taškų plus, Arsenalas 9 taškai plus. Bet tada Liverpoolis žaidė tragiškai, pamenam, ten po traumos grįžęs Van Dijkas, sezono vidury ten jau kalbėjom, kad reikės išformuoti visą Liverpoolio vidurį, kas po sezono realiai ir įvyko, ar ne? Tragiškas sezonas, ten 67 taškai, 5 vieta, nors ten dar sezono pabaigoje dar buvo ir toks comebackas. Gerai, Chelsea finišavo 12 su 44. Chelsea nebuvo tam. Jo, sužaidė prasčiausią savo sezoną per ten 30 mečius. Gerai, toliau. Tottenhamas irgi jau ten buvo Kontės dienų suskaičiuotos, ar ne, jau visi laukia tik tai, kad išvyks ir kažkas bus, kitaip, ar ne, irgi tragiškas sezonas, ten liko 8, irgi, žodžiu, tragedija. Tai tu išimi 3 konkurentus, kurie tiesiog žaidė tragiškai, kur supuolė tau tie metai, ar ne, tada galų galia, man atrodo, daug ką pasako ir tai, kad Newcastle'as baigė 4, kur, tikrai klausimas, ar nusipelnė tą sezoną ten gerai sužaidė, bet irgi, irgi dauguma dėl to, kad, kiti neperformino. Tada turėjai Rashfordą, kur įmušė 17 įvarčių per 3 ar 4 mėnesius ir paskui dingo vėl ir kažkur toks, Ir vis dar nėra grįžęs. Ir prieš tai dar nebuvo. Tai aš sakau, tai sakau, įmuštų praleistų įvarčių. Jie tu žinau, pabaigė su plus 15, bet čia pabaigė, nes paskutiniuose 4 matuose ten daug įmušė, bet vėlgi tas plus 15, tai Arsenalas turėjo plus 45 antras, Manchester City's plus 61, 4 likė Newcastle'as plus 35, Liverpoolis plus 28 ir net 6 likęs Brightonas turėjo plus 19, kas yra daugiau. O jeigu paimsim praėjusį sezoną, tai čia iš vis jie liko su -1, baigdami 8. Ta prasme, kur 7 Newcastle'as baigė su plus 23. Tai matai, tai čia tiesiog šitie faktai. Minkė gimdė, kažkur kažką išgimdė. Bet jie labai dažnai išsitraukdavo, reikia. Tai gerai, tas pirmas sezonas, 4 ir lygos taurė. Gerai žaidė, blogai žaidė, turi nevertinti visai, neatleisi su trenerio po to. Turi gauna 2 sezoną. Jau žaidžia Čempionų lygoje, grupėje 4. Traumos, 12, ten 15 traumų žaidėjai, ne savo pozicijose, pasiaiškini traumom, užbaigė su FA taurė, vis tiek kažkaip išslydai, išsaugai tą savo sveiką kailį. Bet baigė 8. Dabar aš, neberandu, kaip pateisinti, kaip kuo pasiteisinti. Traumų yra, kažkokių yra, bet tai pas tave, trūksta ten Liuko Šo, žaidžia Dalotas. Ar čia tame esmė? Ar pas tavo varžovus ten nėra tokių panašaus lygio traumų? Nupirkti žaidėjai, visi išskyrus Lenioro jau žaidžia, jau minutės gauna, kažkas startė, kažkas į rotaciją po truputį įeina, bet tas Lenioro irgi yra 18 metais, tai tu negali sakyti, kad dabar jeigu jis žaistų, būtų visai kitaip. Gal jis bus po 7 metų vienas geriausių pasaulio vidurio gynėjų, aš nežinau. Ir tada aš taip truputį parentinsiu už savo varpinės, pagal Maikę matosi esu Pep Team, ne? Tu kai šnekiesi su kokiu Manchester United ir galium, arba bendrai viešoje erdvėje gali pasiskaityti kažką, pamatyti ar išgirsti, tau vis laik sakys,
Tai Pepas laimi, nes pinigų išleidžia belekiek, nes neribotus ten resursus turi Manchester City. Erikas ten Hagas 3 sezoną treniruoja Manchester United, pinigų yra išleista gerokai virš $500 milijardo naujiem žaidėjams. Gerokai virš $500 milijardo. Kokį mes čia matom vaizdą aikštėje? Kiek yra pasiteisinusių pirkinių? Kas pirko už 200 milijonų Jadona Sancho ir Anthony? Vienas paskolintas varžovam, kitas suolą trina. Nu, tai atsiprašau, bet kai Pepas perka, tu žinai, ką perka ir kodėl perka ir tu matai to vaisių paskui aikštėje. Čia dar Mountą nusipirkau už 60. Mountas, tai kažkur kažką treneris norėjo pirkti, kažkur kažką savininkai dėl pavardės norėjo pirkti. Ir tada visi į vieną ir ta pati dainelė ten. Ar Sulšeras buvo, kur dar irgi rezultatų spaudė, antras vieną kartą finišavo Premier lygoje. Ar ten buvo Van Galas, ar buvo Mourinho. Tas pats per tą patį, sukasi. Nu ir dabar jau tu žiūri į Ten Hagą, tai jam leido pirkti jo žaidėjus. Čia yra tie žmonės, kur iš Ajaxo, iš Eredivizios, jis juos ten žino, pažįsta, čia jam jų reikia, jam jie tinka. Ir jis dabar apie kantrybę, dirbsim, kantrybę, daug jaunų pirkom. Nu, išleido beveik jau artėjat prie milijardo su šituo treneriu naujiems futbolininkams. Skaičiuokit kaip norit, kiek ten išleido Manchester City, daugiau ar mažiau 100 milijonų. Nu jie laimi. Jie žaidžia gerai, jie laimi. Tai tas Pepas ten tam ir atėjo, kad pinigų yra, bet mes duodam tuos pinigus ne bet kam, o žmogui, kuris laimės. Dabar mes turim sezonę dar gan ankstyvą stadiją, bet Old Trafforde jau atvažiavo Liverpoolis iš piso, atvažiavo Tottenhamas. Sakyčiau, rezultatas tas pats, bet gal net labiau piso. Tai, nu, atsiprašau, bet kur tai veda? Ir kas yra blogiausias dalykas treneriui, tai turbūt, kai tavo bosai išreiškia pasitikėjimą. Tai šiandien Manchester United bosai išreiškia pasitikėjimą Erikui Ten Hagui. Buvo ir Kaune pasitikėjimą. Kaune pasitikėta vienu specialistu ir toj pačiu Anglijoje ne vienas strategas jau yra gavęs visapusišką pasitikėjimą. Nu, ketvirtadienį dragavo stadionas Portų. Nu, komanda šiaip traukianti link čempionų lygos. Europos lygoje žaidžia dabar, nes vis tiek yra Lisabono Sportingas, yra Benfica, kurios gal stipresnės šiuo metu. Bet... Aš šiaip mačiau, kad sąraše nėra šitų rungtynių, reikės pasakyti būtinai, kad įtrauktų, kad rodytumėm, nes gali būti paskutinis vakaras. Tai jeigu nebūtų paskutinis, jeigu kas kaip... Vila Parkas. Savaitgalį prieš rinktinį. Tai Vila Parkas. Yra Emery prie vairo, yra Vila Parkas, yra... Ir dar pikti po to, kas dabar buvo. Aston Villa, aišku, dar irgi ten žais su Bayernu savaitės vidury, nežinom ten kaip susiklostys, bet esmė ta, kad tu turėsi išvykoj tą Aston Villa čempionų lygos komandą, kur šiuo metu, nu kaip tu gali sakyti, kad Manchester United atrodo geriau už Aston Villa ir sakyti, kad jie čia šiais favoritai laimės, susitvarkys. Nu, tai stebuklų lasdelė mostels per savaitę laimės šitas 2 rungtynės, užžaidžia žiauriai gerai, išeis rinktinių pertrauką, visi patenkinti. Turbūt yra keli procentai tikimybės, kad taip nutiks, bet man labiau šviečiasi variantas, kur vėl kančia Portugalijoje, ten ar lygiosios, ar nelygiosios, nežinau, o kad Birmingeme, nu aš prognozuoju, kad juos atskalbs vėl tvarkys, nu tai ir tada tu turi rinktinių pertraukų, mes visi žinom, kad rinktinių pertraukos yra klubams geriausias laikas keisti trenerius. Bet man dar viena problema su Manchester United ir trenerių paskirimais yra ta, kad, na, jeigu aš vadinu Ten Hagą juokaudamas Leninu, tai Manchester United vadovai yra tas centrinis partijos komitetas, kuris gali Leniną pakeisti Brežnevų. Ir klausimas, ar pagerės labai kažkas. Ar jie ten Sulšerą pasikvies vėl kaip laikiną trenerių užsibaiginėti sezono ir... Ne, tai Brežnevas šiuo atveju Rudas Manistelrojus. Perimtų, Nikita Chruščiovas. Ne, tai... Ta prasme, aš vėlgi neturiu pasitikėjimo, kad jie paskirs kažką teisingai ir pradės kažką vėl daryti iš naujo ir pradės daryti gerai, nes ten Sulšerą nuėmė, atėjo Rangnikas, 2 mėnesius pavadovauti, Rangnikas išėjo, turėjo likti konsultantų, net konsultantų neliko. Ten Hagas atėjo, pradėjo savo daryti. Nu, yra blogai, ta prasme, į rungtynės atėjo Tottenhamas ir United po lygiai su 7 taškais. Bet net ir prieš rungtynės tu matai, kad turi abi po 7, bet su Tottenhamu viskas gerai.
Jie prieš Arsenalą nežaidė blogai, nelaimėjo, Arsenalas gerai gynėsi, pakėlė kampinį. Jie ten prieš Leicesterį progą švaistė, prieš Newcastle progą švaistė, tų taškų nepaėmė, bet tu žinai, kaip jie žaidžia, ką nori treneris matyti ir tuos visus dalykus, kuriuo Ervinas paminėjo. Turi trūkumų ta komanda, čia niekas nesako, kad Tottenhamas tobula kažkokia komanda, bet viskas tvarkojo, yra su jais, kaip jie eina, kurie juda, jų naujas puolėjas nupirktas vasarą jau pradėjo muštyvarčius, 3 rungtynės iš eilės. O United, tu galvoji, namie Old Trafforde, bet tu jau net jų favoritais nebestatai namie. Ir aš nežinau, ko dar galima tikėtis dabar iš tos komandos. Jau pirkiniai padaryti, jau sudėtis yra, jau žaidėjai žaidžia, jau sveiki, po traumų kažkas grįžo, kažkas dar ne, bet čia smulkmenos. Ar priims kažkas pasteisimus, jeigu City, pavyzdžiui, dabar pradėtų beviltiškai žais, kad, Rodri su De Bruyne nežaidžia. Niekam nerūpi tokie pasiteisinimai. Elitinė komanda turi rodyti, kad yra elitinė ir viskas. Aš dar žinai, apie pinigus dar pasakyčiau, ką tu teisingai dar pamini, kad tai dabar dar tu pasižiūri į Manchester United sudėtį ir tu pagalvoji, kiek iš tų žaidėjų tu parduodamas kokį pinigų kalną pasistatytum, žinai, ten dabar, tarkim, kitiem klubam, žinai, visus, 10 kokių pasiimi 10 žaidėjų ir tu tiesiog nusprendi, kad, nežinau, ten klubui, jeigu klubas bankrutuoja, ten, kai kainos nusimušinėja, bet, kaip PVZ, tu pagalvoji, kad, blema, man reikia įsiparduoti, nebeįdomu, dar kažkas nebenoriu čia žaisti, noriu pats imti, žinai, vos ne, paskui parduosiu klubą jau kažkaip. Tai tu parsiduodi tenais De Bruyne'ės, De Bruyne jau vyresnis, bet pradedi nuo ten Vis tiek Saudo Arabija paims nuo Holando paimi, tada važiuoji su Rodri, Savinio, Faudenais, taip toliau. Tu čia 2 milijardus kokius gali susirinkti iš visų, turbūt Diešai, ta prasme, kiek kainuoja. Jeigu išmestų Man City į League One, tai galėtų parduoti žaidėjus už 1 milijardų ir nuo nulio pradėti, verslą nuo nulio. Tai sakau, o tu tada pažiūri United. United ir galvoji, kad ten jau pusvilčių tie visi žaidėjai vertės neturi. Tiesiog, jeigu tu nusipirkai Antonį už 80, tai dabar... Kokį Garnačio galėtum tikrai jaunas... Bet Garnačio, Lavonų, man atrodo, kad... Bet kam tu parduosi West Hamui? Už 30. Nes Holandai ir Rodri, tai tu parduotum ten Madrido Realui. Ne, aš nekalbu, kad į vieną lentyną, bet jeigu jau už kažką galėtum nemažai... Tai blemba, jis dar jaunas. 10 milijonų už jį duočiau max, ta prasme. Tai West Hamas, Lavonas, man tas Garnačio, nieko jis nėra įrodęs. Prasme, įmuša pavienius įvarčius išėjęs pakeitimui, jo jaunas žaidėjas, tai aš tokių mačiau, jaunų buvo Januzajus, buvo tas polėjas italas, Mačeda. Federico Makeda. Pilna, aš tokių matęs, tų perspektyvių United žaidėjų 18-19. Žiūrėk, kai 1-2 atvejai buvo, sakyt, galėjai atsitiktinumas ar ten nesėkmingas transferas, nes, būna visom komandom ten nesėkmingų transferų, ten tarp Pepo visų sėkmingų buvo, ten ir Benjaminas Mendy, ir Calvinas Phillipsas, žinai. Tai ar ten Arsenalą, bet jis negalėjo žinoti tų dalykų. Nei raiščių traumų, nei kitų paskui ėjusių dalykų. Bet gerai, ten ir Arsenalas su kažkuo prašovė ir Madrido Realas su Azaru ten sudegė. Žinai, būna. Tai 1-2 nepasisekė atsitiktinumas, bet pas Manchester United tai yra tendencija, kad žaidėjai ateinantis pas juos atrodo gerokai blogiau, nei atrodė klubuose, kuriuose žaidė prieš persikėlimą. Nė vieno aš nematau dabar per tuos 3 metus prie Ten Hago, kuris pagerėjo, patobulėjo, pasikėlė. Ten galėtum vėlgi imti, aš pastoviai imu tą Man City kaip pavyzdį, bet nupirko ten Stonesą iš Evertono, nupirko Ake iš Bormuto. Kas jie dabar yra? Jie dabar yra rinktinių žaidėjai, jie yra elitiniais gynėjais laikomi futbolininkai. Ar dar ten pasiėmė, nežinau. Marezas Leicesterį buvo geras ar ne, bet pas Pepo atėjo 2 metais jau dešinę koją pradėjo žaisti, atrodo dar geresnis pasidarė. Čia, Tai net ir tu jaunimą tą pažiūrėk, tai tu Palmerį parduodė už 40 ir jisai tau dabar kitoj komandai žyba. Anglijos futbolininkų. Bet tai tu išaugini, Faudenas irgi vienas iš geresnių žaidėjų ten parduotum. Tada ten paimk tą patį Riko Liujisą. Hulianą už kiek parsidavai? Jo, Hulianą atradai už 15, pardavė Savinjovą, išsitraukai dabar vėl už ten grašius Dokų nusipirkai, kur irgi tau, tas dar, sakykime, dar, bet jo. Gal ir neišaus, bet esmė yra kur? Esmė, kad ką gali pasiūlyti Ten Hagas, kad pas mano šitam projekte kažkoks žaidėjas patobulėjo ar ten žengė žingsnį prieki, kas Kobe Mainų išsitraukė, viskas, daugiau nieko nepasakysi, kas ten Rashfordas regresavo, Sančio iš vis net nebenori žiūrėti tą pusę, tas tavo Antonis, tai aš neįsivaizduoju, kam dabar reikėtų Antonio, kokia komanda norėtų jo pas save. Toliau ten nupirkai veteraną Kazemiro, pirkai, kad ten galvoja išspręs problemas, ten neišsprendė. Kažkiek pradžioje biškį pasprendė Kazemiro. Lisandro Martinez, sakykime, netrodo nei blogesnis, nei geresnis, ten savo lygyje maždaug taip žaidžia.
žaidžia. Bet tu galvoji, kad jeigu Lisandro įmesi dabar į kitą komandą, kuri atrodo kaip komanda, tai ir tas Lisandro dės dar į priekį. Ne, tai va tas ir yra, kad man dabar Manchester United atrodo tokia komanda, kur jeigu tu, pavyzdžiui, įmesk ten Bernardo Silva, kurį tu ten laikai dabar, protingų žaidėjų, žiauriai geras, universalus, dirbantis gerai su kamoliu, žaidžia gerai, jaučiasi sistemoje ir rinktinėje ir klube, bet dabar įdėk į Manchester United, į tą saugų grandį ir tas atrodys kaip šūdas. Faktas. Tiesiog, va, tokioj situacijai yra ir ne pirmi metai. Ir... Tai tu paminėjai tą patį Elenį Jorą, aš tai irgi galvoju jo agentas, tai arba jisai norėjo čia pasipinigauti iš karto, bet tokį sprendimą padaryti. Tau ten vėl Realą siūlo, kur tu, žinai, jau Rafos Varano istorija irgi toks va jaunas atėjo iš Prancūzijos ir kuo tapo, ar ne, kiek laimėjo tu. Mes 18 metį United įsūdysim. Tai iš vis, praėjusiais metais, kai nusipirko Rasmusą Højlundą, Ten Hagas sakė, kad, nusipirkom Højlundą, labai perspektyvus, bus žiauriai geras, bet norėjom dar vieno labiau patyrusio, kad turėjo dar vieną labiau patyrusį polėją, neradom, dabar, gyvensim su to, ką turim. Tai tada ateina naujas transferų langas, galvoju, tai dabar jau pirks tą labiau patyrusį, kur mušti jau įvarčius. Zirgzė nusipirko. Ir dabar sako, mes perkam jaunus žaidėjus, Zirgzė irgi dar labai jaunas. Tai apsispręs, nes tu už Zirgzę ir Højlundą sumokėjai kiek? 120 kartų sudėjus, ten 110 milijonų. Tai gal tada jau reikėjo pasimti 150 splešint ant Keino kažkada ir tada jau pasimtum ir... Pačiam Keinui geriausias dalykas gyvenime, kad faktas. Taip nenutiko ir nebuvo. Faktas, tai jam tai geriausias, bet aš turiu omeny, kaip idėja, jeigu tu tokius imi, tai tada gal geriau bema pasimi savo Anglijos rinktinės lyderį, kapitoną ir taip toliau ir tada jau kažką bandai statyti ant aplinkį, žinai. Nežinau, aš mačiau, tas klubas ėjo viena politika, pirksim žvaigždės, tada politika pirksim jaunus anglus, Vambisakos visokie ir panašiai, ir dabar jo politika Ten Hagui treneriui leisim ten jo Ajaxo simpatijas pirkt. Taip pirkam ir Mazarą iš Ajaxo. Gal vyrai, baigiam jau, ryšam su tuo United. Gera tema, bet... Jau tą negatyvą išlėti tos mikrofonus. Tai jo Šikmat klubas su beveik neribotais resursais. Beveik neribotais resursais. Bet su kiaurų stogu, viskas, ko reikia. Ir dar susmirdusiam salėm, kaip sakė Cristiano Ronaldo. Amerikiečiai nenori infrastruktūrą renovuoti, statyti, čia jau jų reikalas, jie valdo klubą, bet sportinė dalis, tai atrodo, jeigu tu turi neribotus resursus, viskas, ko tau reikia, tai teisingų žmonių. Ir per šitiek metų nuo Alekso Fergusono nesugebėt pasiskirti sporto direktoriaus, kuris kartu su treneriu dirbtų. Ir tu tada, ten, aišku, šiksi ten, žinai, arabų šeichai, visą kitą. Aš suprantu, kodėl žmonės nemėgsta ten Manchester City ir viskas yra logiška ir jų argumentai suprantami. Aišku, kas mėgsta tos Jungtinius Arabų Emiratus ir tą naftą. Bet tai jie pasiema Čiki Begiristaną, vieną geriausių sporto direktorių, Barcelonos visą stačiusią struktūrą ir fucking Pepą Guardiola prisivilioja. O ką tu tuo metu darai? Bankininkas 5 metus pas tave transferus derino. Trenerius tuos keitinėjai kažkokius ten nuo Vangalo prie Mourinho filosofiniai šuoliai ten. Sorry, bet neriboti yra resursai išleidžiami transferam. Negali tu čia nei skūstis, kad Chelsea per daug išleidžia, ten City's per daug išleidžia ir Arsenalas per geras. Bet kas gali kalbėti? Tu turi viską. Brightonas gali kalbėti va tokias temas, kad čia, žinai, mes negalim čia va, nes visi ten išleidinėja krūvas pinigų. Bet tas Brightonas labai puikiai dirba pastaruosius. Ne, tai turiu menį, bet jie galėtų, kaip ir, žinai, keltą temą, kad va, mes čia stengiamės būti, žinai, pardavėm, uždirbom, tada va, dabar jau įsileidom, bet mūsų ten pasižiūri balansas, yra ten maždaug lygus ir mes negalim pasiimti, žinai, jeigu paklaustų kažko ten, žinai, Tony Blumo ar ne, pasakytų, kodėl jūs negalit laimėti, ten negalit žaisti čempionų lygoj, nusakytų, va, Europos lygą patekom, ten dėja mes jau negalim, nes mes, dirbam kaip klubas, turim principus ir negalim. Tai tu gali, va, suprast, kad jisai taip gali pasiskusti, nežinau, Steve'as Perišas irgi iš Kristolo gali ateiti, sakyti, va, mes ten 10, mum gerai, aukščiau mes negalim, nes mes irgi, va, Olise užžaidė, parduodame, Ze užžaidė, parduosim, pirksim kažką, vėl auginsim. Net čia mes kalbam apie brandą, kuris turbūt yra antras didžiausias futbolo brandas pasaulyje po Madrido Realo. Pagal ten visokius pardavimus, populiarumą, palaikymą. Gal net ir pirmas. Toksai nesvarbu. Top 3 įvardinti, viskas tau. Ir kur yra aikštėj Madrido Realas, kur yra aikštėj Müncheno Bayernas, kur yra aikštėj Barcelona.
netgi ta Barcelona, kur, ten Nu, tai dabar į skolą gyvena. Dabar gali kalbėti ir Arsenalas, Liverpoolis ir taip toliau. Čia skaičiuot tų komandų gali tūkstančiais. Nežinau, dabar, ne tūkstančiais, bet dešimtimis jau, kurie geriau aikštėje atrodo. Aš sakau, jau perėsim gal paskui jau į Madrido reikalus, bet man tai buvo atgaiva, ačiū Dievui, sekmadienio vakarą pamatyti, nors ir tai nepasakyčiau, kad pats kokybiškiausias derbis ten ką pasiūlo ir gali pasiūlyti tos komandos. Gal bet atraktyvus jis buvo. Tai taip, tai sakau. Adekvatus futbolas, kokio tu tikiesi įsijungęs top lygą, top komandas. Tai tik tai galima pasakyti gerą dalyką apie tikrai Tottenham Hotspur. Tu vis tiek važiuoji tą išvyką į Old Traffordą ir neprigalvoji, kad mes čia keisim savo taktiką, būsim atsargesni. Išvažiuoji žaisti savo futbolą. Ką Rangers Postecoglou po rungtynių sakė, labiausiai didžiuojas tuo, kad ne minutėje nepaleidom savo principų, žaidėm taip, kaip mes norim žaisti ir taip ten be Son Heung-mino, bet mes matom, kad ta komanda yra pasiruošusi žaisti ir be Son Heung-mino. Ten Werneris neįmuša, bet kiek jis vis tiek padaro darbo, kaip jisai stengiasi ir visa kita. Ir galima pasidžiaugti Tottenhamu, kad tikrai paėmė jiem reikalingus 3 taškus, pasigerino situaciją lenteliai, laimėjo išvyko Old Trafforde, porą metų be jau United prieš Tottenhamą nėra laimėję. Prieš daug, kad čia tos istorijos jau bus pakeistos. Tai 2020 metais Tottenhamas 6-1 šventė Old Trafforde, praėjo 4 metai, tas 3-0 jaučiasi lygiai taip pat kaip 6-1. Tada Marcialiui raudona buvo, dabar Fernandešui tik tiek pasikeitė. Perbėgam per kitas rungtynės Premier lygos, bet jau kur kas didesnių tempų. Čia nėra daug. Nes Man City's pametė taškus su Newcastle'u, Joško mušė, bet paskui Gordonas realizavo baudinį. Tik tai pasakysiu, kad Joško Gvardiolas ir Denas Barnas yra 2 kairiakojai aukšti gynėjai, abu tai krašte, tai vidury žaidžiantys savo karjerose, labai panašus fiziniai duomenys, bet... Barnas aukštesnis dar šiek tiek. Gerai, aukštesnis, bet tos kojos... Ir gal mažiau biški... Bet negalėtų būti labiau skirtingi, šiaip žaidėjai pagal sugebėjimus. Tas užsikirtimas. Ten pulėjiškas visiškai, ne kiekvienas pulėjas padarytų tokius judesius. Dešinė koja. Rashfordas dabar taip negali sužaisti. Bet teisingas rezultatas bendrai, nes Newcastle'as labai gerą energiją demonstravo antram kėlinį. Gündogano prastokos rungtynės, kur reikia paduoti perdavimą, nepaduoda, kur jau nori paduoda netikslų, bet Newcastle'as nusipelnė bent taško ir Gordonas pats tą baudinį uždirbęs stojo ir įmušė, tai žaidėjas, su kurio beje turėtų prasitęsti kontraktą Newcastle United, kas dabar, kaip sakoma, yra jų turbūt prioritetas. Bet ir visiškai logiškas. Ir tai jau tampa jis tą didžiausia turbūt žvaigždė komandos. Be įsako žaidė, tai Gordonas netgi 9 numeriu iš esmės rungtyniavo. Tai tik tiek apie tas rungtynės. Okay. Arsenalas prieš Leicesterį išbezdėjo pergalę, bet labai sunkiai po pirmo kėlinio 2-0 Martinelli su Trosaru. Aišku, progų turėjo, Jameso Justino antras įvartis buvo visiškas kosmosas, geras, didišiai perdavimas, bet ten žaidė rungtynėse Justinas, Timberis, trūko tik Leiko. Šitas labai geras. Geras, bet aš dar pastebėjau, žinai ką, kad pastaruoju metu labai daug tie krašto gynėjai palieka tuos žaidėjus už nugaros. Buvo ir tas Garnačio smūgis įvirpsta. Kažkaip, anksčiau būdavo tai jau tokia geležinė taisyklė, jeigu tiek laiko skrenda kamuolys, tu tiesiog negali leisti žmogui ten smūgiuoti dar, dar ten galva kažkur šokant, kovoj, o dabar, tai reiškia, jis dar nusileidžia, tiek laiko turi ir smūgiuoja į vartus ir labai daug tokių, tai dabar Kalafiori irgi ten toks prilipęs prie tų vidurio gynėjų, kažkaip nežinau, ar čia dabar tos futbolo tendencijos pasikeitusios, kad visi labai siaurai bando, bet tiesiog krito į akis ir po šio savaitgalio kažkaip labai daug tų tokių tendencingai taip pat vykusių momentų, kad iš kairės keliamas kamuolys ir ant dešinės pusės arba atvirkščiai, žinai, ir daug tų tokių smūgių, net ir tokiose situacijose, aš ten suprantu, kai Grimaldo ten su Frimpongu pasuojasi ten tokiais perdavimais, ten išdirbama, nepasakysi, kad visa gynėjų linija ne visą laiką būna tie 4 išstatyti, bet man tas keista būna, kai per 4 permeta. Bet smūgis vis tiek. Smūgis tai spūdingas. Kažkiek Pavaro turbūt primena tą įvartį į Argentinos rinktinės vartus irgi pasaulio čempionate. Bet šiaip aš tai šiaip sakyčiau, kad žinai, kažkiek Leicesteriui pasisekė tas pirmas įvartis tokia nesąmonė. Ten rikošėtas. Havertzas ten iš metro kokį pasistabdė ir ten Germansonas, ar ne, bet atsivartininkas. Kokias rungtynės žaidė. Išdarinėjo, tikrai reikia pasakyti, kai kuriuose epizoduose. Aš manau, kad Leicesterio apmaudu tik tai iš tos pusės, kad praleido tą jau Arsenalo pergalingą įvartį, tai irgi tokį vafliuką. Ir šiaip į savo vartus galiausiai ir buvo įrašyta, kai mes ir kalbėjom, jo ten Trosaras labiau spyrė
į vartų aikštelę su mintim, kad palies kažkas ir palėtė Lesterio žaidėjas, nuo kurio ta kryptis pasikeitė labai. Tai tikrai savus vartus. Dar viena Arsenalo pergalė po standarto, gali sakyti, ir iš tikrųjų reikės labai smarkiai kitom komandom dirbti, nes kol kas ir Kalafiorė dar ten vieną kokį galvą irgi, kurią Jarmansonas ištraukė. Nu tikrai daug epizodų buvo, kur vėl po kampinių labai kalbėta daug čia paskutinėmis savaitėmis apie Arsenalo, tą grinai standartų trenerį. Jau į kameros tiek pat kartetą parodo per rungtynės, aš pavardę žmogaus pamiršau, bet akivaizdu, kad jis savo darbą labai gerai atlieka. Jėmiu. Chelsea su Brightonu 4-2 ir čia aišku, nu tiesiog Aulas Palmeris, du žodeliai apibūdinantis viską. Pirmas kėlinys, tai ten absurdo teatras, kokios klaidos. Iš abiejų komandų realiai. Ir kokius įvarčius Chelsea sugebėjo atiduoti Brightonui ir ką ten Brightono žaidėjai išdarinėjo. Fabianas Hürteleris statė tą gynybos liniją taip, kaip Angels stato su Romero ir Van de Venu, bet Hürteleris statė su Danku ir Websteriu, kurie nelabai ten spėja ir klaidų su kamoliu padaryta kritinių, už kurias paskui adekvačios buvo bausmės. Netgi Palmerio baudos smūgis, kuris yra nuostabus, vis rečiau pamatysi tokių dabar, bet iš ko tas baudos smūgis kilo? Iš to, kad Brightono žaidėjai dviese eidami į vieną kamolį tarp kojų viens kitam pasidaužė taip, kad atskrido kamolys Maduekiai ir jį jau ten pabėgantės Stupinianas griovė. Gavo geltoną kortelę, pražanga baudos smūgis. Tai iki to, kad baudinys Sančio, kur net kamulio neturi, verčiamas dviejų žaidėjų. Pirmas įvartis Chelsea iš vis, Websteris atgal vartininkui bandydamas paspirt kamulį, per silpnai paridena ir išveda Nikolę Jacksoną į baudos aikštelę. Ir antram kėlinį Chelsea tiesiog turėjo, man atrodo, netgi ir daugiau tų įvarčių muštų ir gal sužaisti, tarkim, 6-2, bet Palmeris buvo... Tai ir Palmeris skundėsi, sakė, kad čia galėjau po rungtynių, sako, ir 5 ir 6 mušti. Tai paskui kokių perdavimų davė, kurie turėjo tapti asistais, tik tai, kad nepasprendė Nikolė Jacksonas ar kažkas kitas, bet Palmeris tapo pirmų žaidėjų Premier lygos istorijoje įmušusių pokerį per pirmą kėlinį ir ne tai, kad per kėlinį jis ten per kiek 10 minučių įmušė. Ne, 19, man atrodo, kažkas tokio gal. Hetriką per 10 minučių, paskui ketvirtas tas. Bet neveltui. Ir viskas kairė, viskas kairė. Bet neveltui, tas, žinai, Cold Palmer jau visur yra. Jisai kaip duoda tuos intervus, tai atrodo, kad jam visiškai nerūpė. Jis sako, atrodo, kad pagerinai čia rekordą 4 įmušytas kažką. Maybe kažkas. Sako, kaip baudinius, sako, treniruojas kažką? Ne, tai ką, sako, atėjau, pažiūrėjau, kad čia su kairė man visai gerai. Ir jo pramušiu. Sako, nieko nedariau. Aš nieko, ten per treniruotės, kažką ten pamušam. Viskas. Papildomai tai nieko aš nesitirinuoju, sako. Geras. Atrodo, bet jis papasakojo, kad šitą šventimą, kurį šiaip Trae Youngas daro NBA, Ice Trae, bet šitą šventimą Palmeris sakė, kad pasiskolino iš Morgano Rodgerso, Aston Villa žaidėjo. Ir paskui Rodgersas irgi mušė. Taip šventė prieš Ipswichą. Ir Rodgersas šitą šventimą pradėjo demonstruoti dar kai už Middlesbrough žaidėjo Championship'e. O Palmeris, pripažinkime, Man City žaisdamas nelabai turėdavo progų parodyti šitą šventimą. Tai, vis dėlto, nors yra Cold Palmer ir čia jau jo vizitinė kortelė, bet jis pats priskiria nuopelnus už tą šventimą Morganui Rodgersui. Okay. Wolverhamptonas namuose pralošė Liverpooliui 1-2, Konate. Pralošti galima tik tai stadioną nacionalinį. Ait Nuri ten surado kamuolį niekieno baudos aikštelėje, palygino. Jo, rungtynės tai pralašimus. Išvaikštuoliai du. Ir galiausiai Salah baudinys tapo nelemiamu, ten Diogo Jota labai jau akivaizdžiai apkabintas baudos aikštelėje buvo, kaip Jessicos dainoj, ir šiaip labai nesmagu žiūrėti Wolverhamptoną. Mario Lemina baigėsi rungtynės, užsidengė marškinėliais veidą, akivaizdu, kad verkė tiesiog pritūpęs. Žiūrovai dar rodo kažkokį ten tokį palaikymą, plojimais realiai palydi komandą, nes mato, kad jie žaidžia gerai ir prieš tą patį Liverpoolį. Faktas, sezono startas, ten jie iš esmės, jie neturėjo dar ne vienų... Jie daug žaidžia su... Ne vienų... Iš esmės lengvų rungtynių, kur tu galėtum ateiti prieš... Liverpoolis, Newcastle'as, aišku, namie. Bet kažką paimti. Bet jie vėl nežaidė blogai daugelio tų rungtynių, bet tiesiog vienas taškas. Momentų, ten reikia pasakyti ir Soboslajus, kaip ten įmušė iš metrų, iš esmės sunku patikėti, po to dar ir ta dovanėlė buvo Salah, kur nepataikė į tušius vartus, ten vienu lietimu smūgiuodamas.
turėjo tų progų Liverpoolis, šiaip verta turbūt, ir aišku, reikia atsiminti, kokį Liverpoolis atidavė įvartį ten, panatė įmušė, tai galima sakyti, tą, kur įmušė, tai ir atidavė atgal, nes jau ten taip sugrybavo. Bet paskui, žinok, po to epizodo Alisonas, jie ten diskutavo ir paskui tipo parodė, kad maždaug labiau ant manęs gal, žinai, nes parodė, tipo, sorry, žinai, nes galėjo išeiti tą kamuolį bandyti. Galėjo, bet jeigu jau neišeina, tai taip. Mušk į užribį, dabar tiesiog pasaulyje niekas nebemuša, anksčiau būdavo tas pasakymas, kad ir milijonieriai muša į užribius, bet panašu, kad dabar nebemuša milijonieriai į užribius. Tai va, tai Arne Slotas pirmoje vietoje šiuo metu Premier lygos su 15 taškų, City su Arsenalu po 14. Netikėta, reikia pasakyti. Tikrai manau, kad jeigu kažko paklaustum. Ir vis dar tik 2 įvarčiai, man atrodo. Netikėta gal tai, kad tik 15 turi, nes pralaimėjo, tai Nottingham Forest. Taip. Jo. Nu, bet šiaip, to prasme, rungtynių, kiek žaidžia, kaip žaidžia. Dar Čempionų lygoje ta pergalė įspūdinga. Labai gerai atrodo, viena tampa iškart įdomiausių komandų žiūrėti Anglijoje ir tegul taip tik tai toliau ir turėtumėm ne tai, kad čia kaip prognozuota 2 žirgai bus Arsenalas prieš City, bet ir pamirštama, kad Liverpoolis niekur nedingo ir palaukit, ir Chelsea dar arti. Chelsea titulo kovoja aš nematau, bet jeigu jie bent jau stabiliai va taip laikys ir rinks rezultatus, tai Mareska bent jau Čempionų lygą, jeigu juos jau išvestų, tai čia jau būtų didelis pasiekimas. Jo, yra 3 žirgai, o Chelsea gal toks labiau žemaitukas, kur su draugais dabar. Laikosi, bet gali žemaitukai, tai čia LFF finale. Taip. Koncertavo, ne? Taip, puikus pasirodymas buvo. Puikus tikrai. Linkėjimai produceriai pažįstu, geras vyras. Ipsvichas su Villa 2-2, netikėta. Pirmavo Aston Villa 2-1, prieš tai atsilikinėjo 0-1. Rodžersas, mūsų minėtas šaltis krėtė vargšą. Bet išlygino Ipsvichas ir namuose pasiėmė tašką prieš Villą, netikėtas rezultatas, bet... Liemas Delapas 2, vėl Man City mokykla. Jo, tampa angliška Lamasija jau tampa, kiek paruošė žaidėjų visiems. Jo, bet geri jaučiai. Geri. Aišku, šiaip sakyčiau, kas turbūt turėtų džiuginti Unai Emery, kad atsigavo jau Watkinsas visiškai, matom, kelios geros rungtynės iš eilės, nes pradžias labai silpna buvo ir jau čia... Po to čempionato ten jį ir keisdavo ten 60 minutę, dabar jau atrodo tikrai gerai. Dabar super ir tie perdavimai vėl grįžta, tikrai man patinka labai Watkinsas, kad tas puolėjas yra, man patinka tie, kurie gali pamatyti ir komandų draugus, ne tik, kur, žinai, visą laiką. Gerai pasidalino tą situaciją su Rodžersu. Labai. Puikus vertinimas. Ir iš Bailey gavo puikų tikrai perdavimą, kur dešinę koją Jamaikietis užkėlė, nors šiaip kairė kojas yra žaidėjas, bet labai geras perdavimas. Ką, vyručiai, važiuojame į Ispaniją, truputį sustosim Pamplonoj, 4-2 prieš Barsą. Buliai. Ir šiaip labai kokybiškos rungtynės iš Osasunos pusės. Pirmas Barsos pralaimėjimas, pirmi iš vis pamesti taškai La Lygoj, bet ir įvarčiai kokybiški ir progų tikrai buvo susikurta ne tik tos 4, kurios buvo realizuotos, o Barsa, kažkada... Tai turėjo, tai buvo žiūrėk, tai startinis... Aš atvirai pasakysiu, Rytis prieš rungtynę sako, jeigu dar su tokia, pamatėm ten sudėtį, ne mes jau komentavom, bet Gerard Martin sako, tai Rytis sako prieš rungtynės, kad sako, jeigu dar dabar išlys, tai sako, jau bus kosmosas. Pau tai Victor, buvo geras pranašas. Jau parotavo, neturėdamas ko rotuoti Hansi Flickas. Matyt, kad ir dėliojęs gal taip, kad savaitės vidury su Hetafe, ta stipresnė sudėtim namie reikia pergalės, laimėjo 1-0, įmušė Lewandowskis, kontroliavo tas rungtynes, o savaitgalį jau buvo mintis tikriausiai, kad vis tiek dar ir prieš Čempionų lygą Rafinija, Laminas Jamalis turi pailsėti kažkaip. Taip. O ką leist? Pau Viktoras. Ferranas Torresas neįtin geros uždėjo Pau Viktoras formos. Uždėjo ten, sakyk, vartininkas ten prisigrybavo Osasunos, bet esmė, tu išleidai tą, o Osasuna aš pasižiūrėjau atvirkščiai. Jie savaitės vidurio rungtynėse pataupė kai kuriuos starto žaidėjus įprastai. O čia jau prieš Barceloną treneris paruošė šeštadieniui visus geriausius, žinai. Tikrai, buvo laiko klausimas, kiek tu taip temsi, kalbant apie Barceloną, kada jie pralaimės, tas pirmas pralaimėjimas bus patirtas ir toje geroje atmosferoje Osasuna užsivedus, Brianas Saragosa kaip Roinekį Penija praėjo, kaip gatvės futbolo virtuozas, tą judesį padarė su kamoliu, ten neįtikėtina tada. Angelis Korėja bandė labai panašiai, bet vos nesigavo šnipštas. Werneris vakar buvo pozicijoje panašiai bandyti, bet jis lupo jo. Jis nebandė. Tai,
kažkaip tai nulogiška, kad turbūt tas Asuna laimėjo tas rungtynes, nieko čia daug neprieškosi. Aišku, Barsa dar, kai sušvelnino, bandė kabintis ir Ferranas Torresas dar kažkokią progą turėjo. Tokį golaso vartininkėlį. Jo, bet iš to dar bandė ten kažką vieną kitą progą dar, bent jau, žinai, kaip sako, 3 įvarčiais jau sutriuškinimas. Tai bent jau Laminas Jamalis įmušė gražų įvartį ir sutriuškinimo išvengė. Dar ten ir Rafinė, paskui pačiam gale dar turėjo vieną tokį momentėlį. Ferranas dar jo. Sakykime, kovėsi, kas yra gerai, kad kovėsi, bet aišku, turėjo laimėtos Asuna tas rungtynės. Flikas matyt taip ir pasiruošė, kad dabar Čempionų lygoje prieš Young Boysus išsileistų geriausius. Bet jaunieji berniukai tai labiau bus kitoj pusėje, man atrodo. Barsos, ne, tai ten jau žais visi, kas turi žaisti ir akivaizdu, ir dar savaitgalį prieš rinktinių pertrauką irgi turbūt tas stipriausias sudėtim ir bus dar vienas etapas taip išgyventas, o jau paskui gal kažkas jau grįž pagaliau, nes situacija ten labai bloga yra su traumom ir rotacijos trūkumu. Ir vartininko vėl tas klausimas, mes prieš savaitę Mocekas šiandien jau piršom Barcelonai, ten jau tikrai atrodo rimta ir greičiausiai bus, bet dar kol kas nėra ir kol kas vadvėjas rungtynės stovėjo į niekį penį. Neturiu jam priekaištų, tiesą sakant, viskas gerai, kaip ir ką galėjo tą padarė. Jo, ten gerus prišaudė, ypač tas trečias, man atrodo, buvo tas vienas iš baudos aikštelės, kur šovė, o Jezu, ten geras golasas labai. Trečias buvo Budimiro baudinys. Ketvirtas. Jo, kur jau ten buvo viskas jau aišku, dar Budimiras kaimušė, dar galima buvo tikėtis čia kažko, bet ten jau kažkus padėjo. Nu ir ką, vyrai, keliamės į Madrido derbį, Atletiko namuose priėmė Realą, tokios kokybiškos, gal su mažiau veiksmo nei daug kas norėtų rungtynės. Ederis Militao mušė įvartį. Ir Thibaut Courtois nusprendė truputį paaudrint sirgalius. Jau kalba jisai savo trenerio žodžiais. Nusprendė paaudrint sirgalius. Žmogus, kuris ir taip nėra labai mėgstamas Madrido Atletiko aistruolių. Žinom visą tą istoriją. 3 sezonai nuoma iš Chelsea, atvyko iš esmės tuo pačiu metu, kaip ir Diego Simeone, kelių mėnesių skirtumų. Su Atletiko yra laimėjęs ir keletą titulų. Belgas. Daugiau. Galima jo mikrofoną atjungti trumpam. Ir paskui prasidėjo tie nesutarimai ir aišku, didžiausi nesutarimai buvo, kai jis persikėlė į Madrido Realą. Prisimenam ir tas žiurkės visokias skriejančias iš tribūnų. Ir vieną iš interviu, kuriam įžvelgė Atletikos ir galiai, kad buvo pašieptas klubas ir tada sunaikinta buvo ir ta atminimo lenta Thibaut Courtois Metropolitano stadione ir panašus dalykai, o vakar po įvarčio buvo gestai, gali būti, kad tas vadinamasis Piqué taisyklė bus įjungta, to tikisi Madrido Atletiko. Kai Piqué provokavo Espaniolos ir galius per Barcelonos derbį ir paskui ten buvo didžiulis skandalas, čia 2018 metai berods, kad esą to negalima daryti, tai yra šitas, bet ką tie huliganai išdarinėjo, tai čia yra absoliučiai nepateisinama, ten žiebtuvėliai, maišeliai. Atletiko vartininkais pasakysiu tau vieną istoriją, Thibaut Courtois realiai yra, ar ne, De Gea tik tai per faksą neatsidūrė realią. O Janas Oblakas man asmeniškai klube Salento yra sakęs, kad norėtų žaisti Madrido Realę. Tai... Norėt. Norėt, tai nedraudžia už norus, gal niekas. Tai aš tau galiu pasakyti. Aš manau, kad gal prigavai tiesiog neformui Sloveną. Tai tikrai nenulinės buvo tuo metu. Nebūtų galėjęs vairuoti. Tai tu tiesiog ėjai ir klausė, ar tu nori žaisti Realę? Ne, aš jam pasakiau, kad kažkaip ten išėjo pokalbis. Čia bandai į Markos kokias antraštis patekti. Aš jam pasakiau tiesiog, kad... Šitas bus išverstas. Pasakiau jam, kad aš tai sakau, kaip ir už Realą sergu, tai sakau, nes ten kažkaip išėjo kalba, žinai, kad čia Atletiko, bla bla, žinai. Tai sako, aš sako, žinok, irgi norėčiau labiau Realę žaisti. Tai buvo pasakyta. Ir turim pirmą rimtą išėjimą į tarptautinius vandenis šitoje laidoje. Man per Europos čempionatą vienas Čekijos klubo vartininkas netikėtai sutiktas viešbučio bare pasisukus kalboms apie futbolą, pradėjo aiškinti apie Madrido Realą ir Ancelotti kaip savo svajonės ir aš liftą iškart įsikviečiau, nes negalėjau klausytis tų nesąmonių. Čia kokio klubo... Vieno iš Prahos klubų. Man atrodo, jis dar dabar ten tebe žaidžia.
žodžiu, svajonė Jisai šiaip tipo nepasistumėjo. didelis krepšinio fanas, Toranskio draugelis, buvo atvaręs į Čempą palaikyti čekų. Ir vat kažkaip vat gavos, kad tam pačiam viešbutyje. Tu įsikvietei liftą, aš tuo metu pažiūrėjau, kad Egidijus Vaitkūnas ateina su kažkuo ten turiniu ir mes nuėjom. Su juo tada aš irgi palikau bloką. Nu, tai... Su svajonėm. Aš tai galvoju, kad šitoj situacijoje tai teisybė yra turbūt labiau per vidurį. Niekada negali tu pateisinti žmonių, kurie mėto žiebtuvėlius ar veipus ar ką ten iš tribūnų, jau ten nekalbant, kad maišiukus su turiniu analizais mėtė. Aišku, ir negali tu visiškai pateisinti žaidėjo, kuris derbyje atsisukęs jau į tų ultrų tribūnas, daro gestus. Ir reikia vamos. Kažką, tai žinai, ten kažkada Žalgiris Rytas žaidė, Vasilija Micičius prie Ryto ultrų atbėgęs ten tampė už tribūnos, tai tada, žinai, yra kažkokia reakcija, kažkas išbėgo, kažkas gavo baudų, tai tu nepateisini tų sirgalių elgesio, bet nemanau, kad tie sirgaliai tas 20 minučių būdami, kai Thibaut Courtois atėjo po pertraukos prie tų vartų, ten taip, žinai, nieko nevapėjo, būdami už nugaros. Sakė, rėkė, švilpė, bet taip yra ir ne pirmas čia jau Madrido derbis, kuriame Courtois žaidžia už Madrido Realą. Sakykime, pernai nepadalyvavo juose dėl traumos, bet ir tiesa yra turbūt truputį per vidurį, iš dalies ir Simeonė teisus dėl to žaidėjo elgesio ir reakcijų. Iš kitos pusės tai akivaizdu, kad tu negali pateisinti to, kas vyko ir dėl ko rungtynės reikėjo trumpam nutraukti. 15 minučių maždaug. Bet tada dar vis, vėlgi nebūkim hipokritai, jeigu dažnai mėgdami sėdėti prie stalo ir sakyti, kad šiais laikais ten tas futbolas minkštesnis pasidarė, anksčiau visi kietesni buvo, tai prisiminus tuos laikus, jeigu mes jų ilgimės, tai prisiminkim, kad dėl mėtomų monetų net nestabdydavo nieks rungtynių. Kiaulės galva išlėkdavo prieš karpinį keliant kai kuriems žmonėms po kojom. Tai jeigu mes priimam tą, kad yra derbiai, yra fanai, yra ultros, yra jų ten principai kažkokie, tai vamos mojavimai ir šypsenėlės į jų pusę iš to žmogaus, kuris yra jų taikinys numeris 1, baigėsi objektais lekiančiais į aikštę ir viskas. Pats Courtois ten akivaizdu, kad labiau ten juokėsi iš tos situacijos ir nedarė iš to tragedijos. Bet teisėjas buvo priverstas išsivesti visus iš aikštės. Taip, čia šiaip pagarba teisėjai labai, man atrodo, gerai sudylino toj situacijoje. Visus tos protokolus įvedė. Pirmą kartą buvo sustabdytos rungtynės, tik mes net ir komentuodami to neužfiksavom, nes jau buvo antras kartas ir jeigu būtų buvęs trečias kartas, tada rungtynės būtų apskritai nutrauktos. Jo, bet ten jau ėjo tada ir kokie kalbėtis ir Jimenezas ir Simeonė jau kai... Bet Jimenezas ten dar gavo, gal netyčia, bet aplietas buvo. Bet žinai, jau kai Simeonė su to juodu kostiumu ateina ir sako ir prašo, tai jau turbūt reikia jau ramintis. Bet šiaip apskritai man tas derbis pastaruoju metu pradeda nebepatikti iš būtent Atletiko fanų pusės, kurie ir prieš šitą derbį ten buvo įvairių kalbų, kad čia reiktų susirinkti stadioną, atseit kaip COVID laikais, užsidėti kaukės ant veido ir tada rėkauti Vinicijui ten visokius negražius žodžius, nes tada negalės mūsų pagauti, nepamatys, ką mes jam sakom, negalės kameros perskaityti ir taip toliau. Tai kosmosas iš tikrųjų, jeigu La Lygos čia vieni iš pretendentų, fanai tie pavadinkim, nors labiau čia gal jau tokie huliganai ir tos radikaliosios ultros, tokias akcijas organizuoja, ten kažkada korė ten matėm link Vinicijaus po tilto. Tai su tuo reikia kovoti ir aš manau, kad mano nuomonė, kad čia jeigu būtų, tarkim, tie žiebtuvėliai kažkur Baskų krašte paskrydę, gal dar ir nebūtų nutrauktas tas mačas, bet man atrodo jau Atletiko fanai pastaruoju metu yra ultros tie pagarsėję tuo, kad jau tokių nesąmonėm užsiima, sakykim taip, ir aš manau, kad jau čia tiesiog La Lyga, gerbdama savo produktą, gerbdama tą derbį, kuris yra vienas karščiausių pasaulyje, vienas įdomiausių pasaulyje, tikrai abi komandos per pastaruosius 15 metų turbūt yra topinės ekipos, žaidžiančios finaluose, laiminčios La Lygą ir taip toliau, ir turbūt iš vieno miesto dabar nelabai rasi geresnių dviejų komandų, gal apart, ką gali dabar rasti, ar ne, kažkada Manchesterį gali laikyti, bet prasiskiria labai, prieš tai Citys dar nebuvo ten, dabar United nėra ten. Londonas. Londone, bet kas dabar pasakysi, tai yra komanda. Tai šiai dienai tai ne, bet jeigu žiūrėt, kada Chelsea čempionų lygą laimėjo, tai nebuvo labai seniai. Jo, Chelsea čempionų lyga. Tai Milane visada turi kažką, bet dabar aišku jau tas... Čempionų lygai taip irgi prasiskiria. Overall, jeigu šitą amžių žiūrėti, tai gal
skiriasi laikai, kad nesutampa, kad abu vienu metu būtų Tai va. labai Taip, geri, bet bendrai paėmus gal, sakyčiau, Londonas turėtų argumentų. Arčiausiai jo, bet sakau, tai gerai, vienas karščiausių, vienas irgi vėl top 3, žinai, ten derbis turbūt dabar pasaulyje ir panašiai, jeigu taip jau iš vieno miesto, Milaną turbūt su Interu galim laikyti, bet kažkas tai tokio irgi. Bet, tai man atrodo, produktui kenkia ir man atrodo, kad turėtų būti tikrai sankcijos, nes, kai rungtynės nusikelia, tai tu supranti, kad ir televizijos transliacijos griūna ir taip toliau ir daug dalykų. Tai aš sakau, aš irgi esu už tai, kad tikrai nebūtų tas futbolas jau toks visiškai ten tas plastikinis, fanai ir tie bokalai ten skrenda, tušti dar kažkas, ten matom ir visokių ten tų minkštų dalykų, kas ten skrenda ir pariekų ir viskas yra gerai, bet kai kurie jau tie objektai vis tiek yra tokio dydžio ir jeigu jie atskrenda iš kažkur tai ten iš 50 metrų ir pagreitį įgavę iš didelio aukščio, tikrai gali sužeisti ir į galvą pataikysi ir tu neaišku. Tai esame matę pala konferencijų lygos finalas, nebuvo, kai žiebtuvėlių į galvą gavo vienas iš Marselį, pamenam, netaip seniai ten šis metaliniai kažkokie ten skraidė daiktai, tai čia iš vis pavojingai gyvybei ten, žinai. Labai sunku yra šitos dalykus visiškai su jais kovoti ir spręsti, tarkim, Barcelona ir Madrido Realas gal tokių problemų jau seniai nebeturi. Tai yra tapę klubai turistiniais objektais ir jų atmosferos yra turistinės. Atletico vis dar turi tuos iš dalies išprotėjusius fanus ir kaip ir tu žaviesi Metropolitano atmosfera, ką jie ten sukuria ir per Čempionų lygos svarbias rungtynės ir tam pačiam derbyje, bet iš kitos pusės tu gauni tokių dalykų. Tai, nežinau, kaip tai išspręsti ir kaip su to kovot, bet galbūt jau pakalbėkime ir apie... Jo, dar tik taip, užbaigiant šitą, tai buvo sulaikyti keli žmonės, pas vieną iš jų buvo rastas peilis, teko matyti ir nuotrauką to peilio, toks maždaug tokio dydžio. Ir su Ispanijos vėliava tas kotas tipo išpaišytas, bet šiaip man, pavyzdžiui, nešiesi peilį į rungtynės, ne? Ką tu pjausi? Tai buvo Kurtuo? Man tai čia klausimas apsaugai. Apsaugai, ne, tai čia jo. Ispanijai buvęs pats rungtynėse labai netikrinė. Tai su kuprinė, pilna kuprinė jie jau. Bet šiaip daug kur, Berlyną jau Union žiūrėt praėjusiais metais, ta prasme, kiaurai, net neprilėtė manęs, net apskritai neprilėtė, nieko iš vis nepadarė, tiesiog taip kiaurai jie. Okay. Gerai, apie futbolą. Apie futbolą pakalbėkime. Apie futbolą 1-1, tikriausiai, kad gan teisingas rezultatas žvelgiant į visas rungtynes. Neblogai gynėsi abi komandos ir akivaizdu, kad buvo ir tokia mintis tikriausiai, kad svarbiausia ir svarbiau yra nepralaimėti šitų rungtynių tiek vieniem, tiek kitiem. Jeigu laimėsim, bus labai gerai. Realas buvo arti tos pergalės po Militao įvarčio, bet, Javi Galanas pakilęs nuo suolo pirmą kartą sezone mestas į aikštę, išrašo nuostabų asistą. Angelis Korėja iš pradžių nuošalė užfiksuojama, bet varas parodo, kad ten milimetrai, bet nuošalės nebuvo. Korėja išbėga vienas prieš Kurtuo, Militao lyg ir spėja, Korėja bando apžaidinėti vartininką. Atsitrenkė kamuolys ir į Militao koją ir paskui jau tiesiog įgrūdo jo ir 1-1. Tai šiaip smagus visai futbolas, aišku, klaidų tokių buvo, gal kokybės nebuvo tiek jau daug, kiek čia sakom, bet... Ne visos žvaigždės gal sužaidė, kaip tu iš jų tikėtumės. Turbūt lauktum iš Griezmano geresnio tikslumo atliekant perdavimus, turbūt tikėtumės iš Bellingemo daugiau tokiose rungtynėse. Rodrigo, finishingas. Rodrigo šiaip iš vis mažai metų nedengiamas tiesiai prieš vartus, tikėtumės tikrai, kad guldys tą kamuolį. Endrikas turi jau tokius mušti, jau matėm, kad... Žinai, Madrido Realas žaidė be Kyliano Mbappé, bet kiek čia jam yra problema, mes galėtumėm diskutuoti turbūt. Jau diskutavom. Aš sakyčiau, kad man labiau daug patiko Realas žaidė tą sistemą, ta schema kaip praėjusį sezoną, tas Deimantas Saugūnų gal kažkiek kitaip, bet... Aš tiesiog sakyčiau, kad akivaizdžiai pamatėm, kad šiuo metu, kas bus ateityje, aš nežinau, bet šiuo metu Realas yra geresnė komanda be Mbappé negu su juo. Šiuo metu gal po, nežinau, po 2 mėnesių, po 3 mėnesių mes sakysim, kad ten įsipaišė, fantastika dabar dar geresnė. Bet šiuo metu, akivaizdžiai pamatėm, kad Realas geriau žaidžia, funkcionuoja kaip komanda visuose, sakyčiau, komponentuose, atrodo
užtikrintesnė, stabilesnė, daug daugiau ir gynyboje daranti, ir tuo pačiu varžovus nepatogias tokias situacijas, ir universalesnė, galinti labai keisti pozicijas. Kaip praėjusiais metais. Taip. Nes buvo visi tie patys žaidėjai iš praėjusio sezono. Tai nežaidė. Apart Kroso. Jo, nebuvo Kroso, žaidė Modričius. Žaidė Modričius, bet negali skūstis. Ir dar su sveikais vidurio gynėjais ir vartininkais. Dar praėjusio neturėjo. Mali pora, kraštai tokie, kokie turi būti vartininkas, viskas, žinai, gerai ir žaidėja tvarkingai, pakankamai gerai, sakyčiau, į tą temą kokybės trūkumo gal dar paminėčiau ir 9 numerį iš Norvegijos, Aleksandrius Sørlotas. Šiaip jo tos antro kėlinio 10 minučių buvo kur kas kokybiškesnės negu pirmos 45. Jis išėjo iš aikštės uždirbdamas kampinį. Bet bendrai ir perdavimą atliko prieš tai. Nesipaišė į kontekstą ir ne tik šitose rungtynėse, bet apskritai kol kas man tai yra abejonių keliantis pirkinys, jeigu tu žiūri į Alvaresą ir supranti, kad jis priklauso šitam Madrido derbiui, kaip jisai žaidžia su kamoliu, jis uždirba ten situacijų standartinių ar aštrumo kažkokio paduoda, tai tikrai su juo viskas gerai, bet Sørlotas, aš nežinau. Simeonė mane šiaip nustebino netgi, kad išleido tokią gan atakuojančią sudėtį, kad ir Griezmannas, ir Sørlotas, ir Alvaresas visi startavo ir žaidė labiau ne 5, o 4 gynėjais bent jau pradžioje, vėliau tik tai transformavos rungtynėje įgojo po keitimų į savo labiau antram kėlinį, kai Lino išėjo, o po to keitimo pasirodė ir paskui jau ten kiti keitimai irgi vedė prie to, kad labiau jiem ten įprasta Rikelme ėjo ir taip toliau. Bet tikrai abi komandos atrodė kažko verto šitose rungtynėse ir tai, kad Atletiko išėjo, paėmė tašką, man irgi visai logiška ir teisinga. Nors iškart, kai po tos ilgos pertraukos grįžo, tai man Atletiko atrodė visiškai neritme. Pirmas kokias 5 minutės. Pirmas 5. Ir toks buvo jausmas, kad gali Realas gal tiesiog uždaryti šitas rungtynės. Turėjo menį po to, kai buvo sustabdytos? Sugrįžus. Pirmos gal 5 kokias minutės atrodė visai. Nes antro kėlinio pradžia tai buvo visai nebloga. Paskui pagavo žaidimą Samuelio Lino neblogų, ten buvo per kairę tų prasiveržimų epizodų, Griezmano baudos smūgis pavojingas ir priėjom prie Korėjos įvarčio. Atletiko beje šį sezoną La Lygoje stipriai pirmauja pagal įvarčius 90 minutę arba po jau per pridėtą laiką, tai buvo jų 6. Jie tą pačią savaitę laimėjo 1-0 Vigė, kurį mušė tragiškose rungtynėse Alvaresas pergalingai įvartį. Tai Korėja, ne Villarrealiui, Bilbao, Jimenezas čempionų lygoje ir, kažkaip jie dabar tą turi. Bet tai visada nebus, čia nėra labai gerai. Čia ne Leverkusenas. Tai nebus taip, kad visą laiką būtų arti Realo ir Barsas. Bet esmė, kad jie gerai žaidė. Žiūrėk, aš neturiu priekaištų Atletiko dėl žaidimo. Jie žaidė gerai. Pasižiūrėk dabar statistiką, pavyzdžiui, kad ir tų rungtynių nėra ten pranašumo. Gan lygiai. Iš esmės, taip kad... Ne, tai šiaip tai rungtynės, man nepatinka kartais tos klišės, kad, žinai, čia nėra daug labai momentų prie vienų ir prie kitų vartų ir tada jau visi kalba nekokybiškos. Tai nežinau, man žiūrint Manchester United ir Tottenhamo momentų buvo ir prie vienų ir prie kitų, bet, aš matau, kad vienam ten... sakykime, vienoje šalyje, vienam mieste Madride žaidžia komandos, kurios turbūt yra dabar top 10 pasaulyje, abi, daugiau mažiau ten, gerai, top 15 gal ten, žinai, jau ten gali diskutuoti, o kitur aš matau, kad, tokios Europos lygos komandos ir žaidžia kol kas. Tottenhamas taip, neblogai žaidžia, bet matom, tuos taškus renka dar reikės susiklijuoti, o čia, aš matau tą kokybę, matau, kaip galų gale, dėl ko tie kai kurie žaidėjai nesuspindi kažkur tai, nes tiesiog laiko nėra. Tu matai, Džiudas ten šiek tiek perlaiko kamuolį ir bam, ir šio jau perimtas tas kamuolys. Jeigu kažkur matai, kad Rodrygo irgi net ne į tą pusę kamuolį nusimeta, ten jau dviese sušoka ir perima tą kamuolį. Tai tu supranti dėl ko, nes tu matai tempą, intensyvumą, tu matai, kaip nėra plotų, kur turi kažką atakuojantį žaidėjas kažkokį jau vos ne magic momentą padaryti, kad jisai išsilaisvintų iš tų gynybos. Kai Vinis ten Galageriui tarp kojų prakišo, reidas, bauda, kortelė. Tai iš to ir tada sakau, man tos klišės, kur čia, gal čia nėra tiek kokybės, aš tai kaip tik matau tos kokybės, daug gynybinės kokybės, daug gerų žaidėjų. Daug geriau nei dauguma Serie A rungtynių, kur būna 0-0. Geriau nei visos Serie A rungtynių. Ir sakau, ir tas ritmas, tempas, tu matai, sakau, kokia kokybė yra žaidėjų. Mes kalbam, žinai, sakau, Rodrygo iš 18 metrų nepasprendžia ir mes jūs sakom, kaip jisai nepataikė, žinai, jau atrodo keista, kad neišsprendžia tokių situacijų. Ir sakyčiau, teisėjo gerą kokybę, puikiai tvarkėsi. Busketsas labai gerai. Busketsas gerai teisėjavo, Lygiasas su teisėjavo. Bet šiaip, tikrai, ir man ir jo sprendimas po to susimušimo galvom jau pabaigti rungtynės irgi yra
labai teisingas, super. nes ten galėtum pusę minutės dar žaisti, nes stabdymų. Bet klausimas, kada tas bus ir... To reikia, galvas sutrinkę žaidėjai, einam jau visi ilsėtis, viskas baigta. Ir Jorentės kaip greitai raudonos kortelės epizodas išspręstas. Parodė geltoną staigiai prie monitoriaus, staigiai grįžo iš karto raudoną. Bet tai ten, blemba, kokia durna. Labai durna, pasielgė ir dabar turės, aišku, žinai, kad čia nežaidėtų paskui, nieko nepakeitė. Čia į ateitį žiūrint. Praleis dabar ten. O ypač koks jisai ten svarbus tam dešiniam krašte, ypač jeigu trim gynėjais jie žaidžia. Tai ar aikštės vidurys ten. Ar aikštės vidurys. Bet dabar jisai jau labiau atletikos. Jo. Tik paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, aš irgi manau vis dėlto, kad nors ir Atletiko labai gerai apsistatė, bet bus trečia komanda La Lygoj. Bet kai aš žiūriu, kaip jie parotuoja per dviejas rungtynės per savaitę žaidžiant ir kaip nuo suolo pakelia kokius žaidėjus, tai man iš Barcelonos pusės dabar truputėlį yra pavydo, nes pas Fliką... Ne, tai pas Fliką, jeigu visi pasveiktų, dar kažką galėtum. Būtent, dabar žinai. Dabar Atletiko praktiškai visi sveiki, ten kelių nėra. Barriosas yra Spilikueta, jau to Malemarą kaip žaidėją turbūt visi pamiršo, nors ant suolo jau buvo, tiesą sakant, prancūzas. Tai va tas, kad gylyje turi į poziciją kiekvieną bent po 2 žaidėjus, gerus pakankamai žaidėjus ir tų patyrusių futbolininkų ir naujokai, gal dėl Sörloto ten vienaip galvoju, bet tarkim Lenormanas, Gallagheris atrodo labai tinkami žaidėjai Simeonei, puikiai kol kas įsilieja. Dar Juliano irgi atrodo, kad dar gerai žaidė. Jis vakar neblogai. Žaidė, bet tu matai, kad jau jisai įeina. Sorlotas, pavyzdžiui, tu nematai, kad jis kažkokius žingsnius deda į priekį šitam sezone. Vienas ten vietoj Memphio atvažiavo, kitas vietoj Moratos. Tai jeigu Alvarėsas vietoj Memphio atrodo jau akivaizdžiai aukštyn kartelė kyla, tai Sorlotas vietoj Moratos šiuo metu atrodo, kad turbūt Alvaro labiau norėtum turėti. Jo, dar verta paminėti, kad Kurtuva iškrito irgi porai ten savaičių. Jis jau ten išmušė, tai ten kirkšnį, man atrodo, ar kažkas tai tokio, tai porai savaičių iškrito, bet čia Lulinas grįž, pagal praeitą sezoną tai nėra didžiulė problema, Lilis dabar savaitės. Irgi nėra didžiulė problema. Turbūt nėra didžiulė problema, prieš rinktinių pertrauką, man atrodo, ten dabar neatsimenu, su kuo žais savaitgalį, bet man atrodo, kad irgi ne kažkas įspūdingo. Vyrelis, Vyrelis. Aišku, namie. Svarbu nepadaryti kaip su šitais buvo Alaves. 3-2 laimint, suleido ten. Jesus laiko, 3-2 ir paskui dar 2 kampinius, tie keliai jau Ancelotis, tą gumą kratos iš jau net to vaiko nebeišleido, turėjo duoti ten vienam debituoti, bet jau paskui nebeišleido, nes pamatė, kad čia panika, bet čia dar ką išskirčiau, tai turbūt, kad jau Kamavinga irgi buvo ant suolo, bet dar nebuvo mestas, tai pasveiko, nes prieš pat Superlygos tą mačą gavo, Supertaurės mačą Europos prieš Atlantą gavo traumą dieną prieš treniruotę. Ir šiaip, dar kas man šitos rungtynės jau tapo akivaizdžiai aišku, kas ir šiaip, kad Valverde šiuo metu yra geriausias, mano nuomonė, box to box saugas tiesiog pasaulinis. Ką jis išdarinė, kaip padengia, aš neįsivaizduoju, tarsime. Kažkada ten kalbėjo apie Pardžisūną, kad jis ten turi, degunės balioną ten, tai Valverde, nežinau, turi ir degonės balioną, ir greičio balioną, ir, ta prasme, wow, kaip jisai bėga. Ir jis be keitimų realiai žaidžia. Praeitose buvo atsisėdęs 20 minučių. Aš nežinau, aš tikiuosi, kad jisai traumų kažkokių negaus, nes kaip jisai lenda į visokias dvikovas, ten šoka vakar, ten kelis įtrankė, pasitrankė. Šitas labai geras buvo. Jis ten kažką to kelį žiūri. Gerai, važiuojam. Ir tie smūgiai ten nuoblokas. Jo. Porą jo smūgių atlaikė. Ir ilgi perdavimai, kokie ten pervedimai, aš žiūriu, kaifuoju, tikrai koks žaidėjas. Aš net nenoriu, kad iš jo gamintų ten tą holding midfielderį, ne ten jo stiprybės, jis tikrai yra tas box to box, kur gali neštis. Aš galvoju, Kamavinga gal galėtų, nes Čiuomeny man kol kas trūksta tos kokybės, kol kas, aišku, dar irgi jaunas, dar reikia pripras gal, bet Kamavinga, mano nuomonė, gal labiau tiktų tam tokiam kamulio prilaikymui, tai ramybei, gal net Alabas sugrįžęs, jeigu čia nebus tos vietos tarp vidurio gynėjų, jau galės kažkiek tai kartais to atraminių sužaisti, nežinau, ką reikės Realui, bet paskutinėse minutėse tai Realui pritrūko šiek tiek tos ramybės, to tempo numušimo, to niuko kol kas trūksta tikrai šitoj vietoje. Gerai, vyrai, važiuojam į paskutinį mačą, kurį verta yra aptartai Vokietijos milžinų, jau dabar tikriausiai dvikova, Müncheno Bayernas prieš Leverkuseną, abu komentavo šitą ir tikriausiai tuo ir uždarysim šiandienos laidą, tai 1-1 irgi rezultatas čia, 2 gražūs įvarčiai, tiek Andricho, tiek ir aišku Pavlovičiaus dar įspūdingesnis.
Vieną akim teko pasiekti šitas tik tai rungtynės, nes tuo metu su Liverpooliu, man atrodo, irgi darbavausi, tai papasakokit, kas ten vyko. Jeigu apie pačius įvarčius, tai įdomu tai, kad tas pirmas praleistas Bayerno įvartis iš dalies ir Pavlovičiaus kaltėnės, jis atgal vartininkui nori žaisdamas perdavimą netyčia numušė už galinės linijos, iškart kėlė ranką ir atsiprašė ir būtent po to kampinio, ir tai buvo Leverkuseno pirmas kampinis, žaidus pusvalandį. Pirmas smūgis ten gavos taip, kad kamuolys už baudos aikštelės nusileido, Džeką labai gerai pasitvarkė ir parideno Andrichui, kuris yra neblogas tolimų smūgių specialistas ir įmušė tikrai puikiai. Ten daug kūnų baudos aikštelė, bet jis sugebėjo įmušti taip, kad įskrietų kamuolys įstrižai į tolimo vartų kampą. Bet tas pats Pavlovičius po savo klaidos atsako, gal net labiau įspūdingų smūgių. Taip, ten su pasistabdymu krūtine tikrai šėrė galingai, ten Gradecki kažkiek lėtė tą kamuolį, gal ir nebuvo jis visai netraukiamas, bet išlygino. Bet čia tik įvarčių tokia mano mėgėjiška analizė, o jeigu buvo apie mano mėgėjišką rungtynių analizę, tai, nelaikau savęs nei analitikų, nei profesionalų, aš tik entuziastas. Ekspertas. Norėčiau, kad būtų entuziastų ložė man labiau. Tai sakyčiau, kalbant apie pačias rungtynes, Vensano kompanijai visiems kritikam buvo truputį, manau, parodyta, kad čia sakė, bus pirmas testas, čia jau pažiūrėsim, kiek čia tikrai geras tas kompanijai žaidė. Müncheno Bayernas fantastiškai. Labai. Rungtynės baigėsi lygiosiomis. Leverkusenas gynėsi fantastiškai, bet Bayernas privertė Leverkuseną nebūti Leverkusenu. Čia Xabi Alonso pats suprato, kad šiandien bus mūsų kančios vakaras. Mes turėsim kentėti alijansę ir taškas tinka ir svarbu gintis, kompaktiškai laikytis, sukandus dantis, nes žaisti Leverkusenui buvo neįmanoma. Virtsas buvo išjungtas iš rungtynių, Boniface'as prisiliesdavo prie kamulio 20 metrų ne nuo varžovo vartų, nuo savų vartų ir nebuvo iš ko ten pradėti jokias atakas. Bet šiaip jisai kokybiškai. Jis gerai ir procentai paimdavo, geri. Bet Virtso tai iš vis nebuvo net realiai su kamuoliu. Virtsas pirmo kėlinio ten pabaigoje buvo atlikęs 2 tikslius perdavimus iš 5. Tai tu įsivaizduok, tas žaidėjas, kur tavo, aišku, Virtsas nebūtinai ten tus perdavimus, atlikinėja, bet jis dažnai būna su kamuoliu, dažnai dalyvauja. Tai keitimai visi buvo daromi Xabi Alonso gynybiniai, laikyta 1-1, jokių ten nebuvo fantazijų, kad šiandien Grimaldo prasineš kraštų, užmes Frimpongui, be variantų. Müncheno Bayerno kontrapresingas buvo elitinis. Kur praranda kamuolį, ten susigrąžina. Aš mačiau tą statistiką per kiek sekundžių yra jo, o Leverkuseno dvigubai ten. 27 su trupučiu. Realiai Leverkusenas dažniausiai žaidžia 3-4-1-2-1, tai dabar buvo taktika labiau 5-4-1. Tiesiog tokia taktika, tai čia man atrodo irgi daug ką pasako, kad Leverkusenas toks būna dažniausiai tik tai kai kuriuose epizoduose, kai ten jo varžovai veikia, presingą normalu, sugrįžta, ginasi, bet tai trumpai. O čia iš esmės visas rungtynės Frimpongas atakui ten sudalyvavo porą sykių kažkokiuose, bet daugiausiai tai į savo baudos aikštelį turėjo ten arba aplink ją kažkur gintis. Tikrai man tai irgi, kaip Rytis sakė, aš viskai sutinku, fantastiška futbolą. Tai 1-1 iš esmės yra Bayerio naudai. Leverkusenui gerai. Tai Bayernui nieko čia katastrofiškai. Aišku, kad jie išėjo pikti, jie norėjo laimėti, jie darė viską ir viską darė gerai. Ir jautėsi, kad žaidė geriau, jie patys žaidė geriau ir būtų laimėję, būtų jau +6 nuo to pačio Leverkuseno, tai šiuo atveju nepavyko, bet labai patiko ir aikštės vidurys su Pavlovičium Kimichu. Ir tas pats Gerėjų dešinio gynėjo pozicija jam gal ne visai prasta, bet jis gerai labai perina labiau į vidurį, iš ten žaidžia su kamoliu, ginasi krašte, pasaugojimas, jei ką bus iš Kimicho, viskas labai logiškai sudėliota. Kitoj pusėje su Deivisu ir Gnabrytu žaidė truputį kitaip. O Lise, neįtikėtina, ką jis demonstruoja, iš Crystal Palace perėjimas į Müncheno Bayern yra, pripažinkim, didžiulis šuolis žaidėjo karjeroje, didžiulis šuolis. Tu ne tai, kad perini iš Crystal Palace į kitą Premier lygos top klubą, tu perini iš Crystal Palace iš karto į top 5 pasaulio komandą. Ir žaidyva taip, ten aš nekalbu apie Keiną, ten kitas dalykas, jis jau atėjo kaip superžvaigždė ir žaidžia kaip superžvaigždė. Musiala tas pats, vėlgi eilinį kartą matom jo talentus, kaip jis ten keičia kryptį, tie keliai lankstosi, pražangas provokuoja tarp 4.
Man atrodo, šitas Müncheno Bayernas toliau tik tai stildys tos skeptikus visus su kepurėtojų belgų prie vairo ir greitai gal jau nebekalbėsim čia. Jis tinkamas žmogus, netinkamas, iš Barnlio atėjo, ne iš Barnlio, bet žaidimas yra įspūdingas ir po tų įvarčių fejerverkų ten prieš Kylį, Zagrebą, Verderį, jie perkelia tą kokybę prieš Leverkuseną. Tai dabar nėra jokių priežasčių galvot, kad jie kažkodėl turėtų būti blogesni, kai ten žais su Aston Villa parke, ar ten sutiks Arsenalą, ar dar kažką tai. Jo, vienintelis dalykas, kas kompanijai šitose rungtynėse galėtų nepatikti, tai yra rezultatas, kad jie nelaimėjo. O visa kita tikrai buvo nuostabus, spaudimas, komandinis darbas, fantastiškai tikrai judėjo komanda. Gnabrytė ataka su dviem vartų konstrukcijom. Tai ir čia Belonso po rungtynių pasakė, kad sako, jau buvo užklausta, ar čia jums pozityvus rezultatas, sako, be abejo, pozityvus iš Müncheno parsivežti lygiasis yra pozityvu, dar žaidimo kontekstą irgi paminėjo, nors Granitas Džeka šiek tiek kitaip kalbėjo kapitonas, sakė, kad mes vis laik kovom dėl pergalės ir vis laik norim laimėti, bet irgi sakė, kad tikrai šiose rungtynėse varžovai buvo arčiau pergalės ir aš sakyčiau, kad tokios rungtynės buvo, kur realiai, jeigu žaistum kokį 10 kartų būtent taip pat, visą rungtynių kontekstą perkeltum, tai Bayernas kokias 8 rungtynės tikrai laimėtų, o kitas 2 sykius gal ir sužaistų Leverkusenas lygiosiamis kažkaip tai įsitraukęs, nes realiai net tas įvartis yra toks labiau uždirbtas kažkokioj tokioj nelabai prie žaidimo logika, nes tą pirmą pusvalandį Leverkusenas absoliučiai nieko neturėjo, gavo pirmą kampinį ir įmušė iš už baudos aikštelės. Taip, ir tai sakau, 2 kartus galėtum, dar vieną kartą sužaistum lygiosiom, kai irgi panašiai gerai gintumės ir Pavlovičius iš toli neužklijuotų, bet kitose 8 rungtynėse kažkur kažkas vis tiek susirastų įvartį, o tu tiesiog muštum, nes nenusipelnė. Keinui tiesa, ten šiek tiek užlinko čiurną, maloniai buvo pakeistas, Mülleris išėjo, tai dabar dar klaustukas, ar žais prieš Aston Villa čempionų lygoje Keinas. Bet lyg ir, kad kažko labai blogo nenutiko, gali tik mačiau, kad atsit pasaugot Aston Villa. Tai čia matysim, Franas Garcia beje irgi po to užėjimo lyg ir sveikas šiandien dalyvavo treniruotėse, nes toks irgi užėjo neblogai ten iš galo. Buvęs irgi madridista. Jo, madridistos, ką baigiam mane šiandien į Italiją, nelabai turim ko šokt, užsikalbėjom. Nebent galima dar paminėti, Borusija laimėjo. Nuo 0-2 prie 4-2. 0-2, jo, Girasi ten fantastiškai žaidžia ir tikrai aš nesuprantu, kaip taip pigiai nusipirko. Jis turėjo išpirką. Turėjo išpirką, tai dėl to tik tai jo įsitraukė į tą kontraktą. Ką daryti. Taip, bet šiaip tai tikrai daug daugiau vertas puolėjas ir šiaip dar išskirčiau Wolfsburgą, kuris tikrai nežaidžia gerai, bet tiesiog tvarkaraštis toks sukrito, kad su visais turi žaisti sezono pradžioje geriausiais, bet dabar irgi 2-2 su Stuttgartu, kur Stuttgartas įsitraukė tik tai paskutinėmis sekundėmis, net Denizas Undavas įmušė išlyginamą įvartį, bet tikrai Ralfo Ragniko Huizenhüttlio komanda atrodo tikrai labai solidžiai. Alpių klopų vadinamas yra Ralfas Hasenhüttlis, Austrijos specialistas. Jo, ir aš manau, kad tikrai, žiūrint į juos, žiūrint į tą sudėtį, jie tikrai, aš manau, kad Bayernas vos jos įveikė, Leverkusenas ten paskutiniam vėl minutėm. Tai va, ir jie su visais žaidė, su visais turėjo dabar pražaisti per 5 mačus su 3 lyderiais žaidinu, tai faktas, kad tu čia žinai. Wolverhamptono tvarkaraštis tik su... Jo, ir Wolfsburgas irgi vilkai. Taip. Prašau. Bet šiaip aš taip drąsiai spėčiau, kad aš manau, jie bus... Bet tiem vilkam visada visi kiša pagalius į ratus. Bet šitie vilkai, kur futbolė, tai visai man krepšinį patinka. Minnesotui nebent. Minneapolį. O sostinė Lietuvos? Nežinau tokios. Neteko girdėti. Organizacijos. Gedas ten ištatęs yra. Aš kažkokius ten twins huibetus, žinau. Žodžiu, tai grįžtant prie Wolfsburgo, manau, kad finišuos, mano spėjimas, kad bent 5 arba 6 finišuos už to viso ketvirto, nes pagal bent jau žaidimo turinį man patinka, ką jie daro. Ok, ką? Aš dar noriu parekomenduoti šį ketvirtadienį Minsko Dinamo prieš Edinburgo Hearts ir Petro Kub iš Moldovos prieš Pafos iš Kipro. Konferencijų lyga startuoja. Fantastiškas. Konferencijų lyga. Pafosas tikrai nėra, kad būtų rusiškas šaibas. O Minsko Dinamo Azerbaidžiane žais su Hartsais. Turėtų būti irgi. Tikrai nėra, kad Pafosui teisėjai ten gerai traukia atrankoje. Raudonų, žalgirį rodė, dar paskui kitam turė irgi rodė. Visiems, žodžiu, po raudoną.
Bus geras grajus. Jo, ir ką uždaryti galim su vienu įspūdingu epizodu, kai mūsų laidos svečias Žozė per Turkijos lygos rungtynes prieš kamerą padėjo laptopą, kurioje buvo matoma teisėjo klaida. Ir transliacijoje tą kamerą įsijungė, parodė laptopą ir Žozė Mourinho beje gavo geltoną kortelę už šitą. Taip, Žozė dar palauk ir turės ir MU vyručiai atvykti. Aha. Labai tinka Žozė Mourinho Turkijai. Jo, mentalitetas visiškai rimtas. Nors pirmą tą derbį kaip ir pralaimėjo. Labai gaila, kad Atamanas dabar jau Graikijai dirba, nes čia būtų didžiulė energija vienam mieste sukoncentruota, jeigu Atamanas vis dar dirbtų Stambulė ir Žozė Mourinho būtų ir kažką gal būtų galima net bendrą projektą. Nu, šiaip bet reiktų treniruoti tada Fenerbahčę, žinai, Atamano dabar kaip ir Šaras. Bet tai dabar Šaras ir Žozė. Ai, bet Šaras nedaro cirkų. Nedaro šiaip, cirkų. Kad griežtas, žinai, reiklus ten. Nu, bet griežtumo atžvilgių tinka. Jo, bet Žozė Mourinho daugiau tą turi tokį. Nu, bet irgi, žiūrėk, įmest ant ūselio reikia, žinai. Ne, bet tas Bet aš galvoju, Šaras su Žozė vis tiek kokį vyną buteliuką padarys. Tai gal jie Atėjus padarys, laikui tai tam pačiam klubui dirba, bet turiu omeny, kad, Šaro spaudos konferencijos jos niekada nebūna tokios įspūdingos, ar ten laptopo teisėjams nerodo. Nu, laptopo nerodo, jis gal šitos kūrybos pas jį truputį mažiau, ne, bet spaudos konferencijos Mourinho tikrai yra. Ne, tai aš tame lygyje, kaip taktikai savo sportų, tai gal ir galim ten kalbėti jų sistemas lyginti ir principus. Bet kažkada man teko daryti interviu su Šaru ir aš kažkaip tada jį palyginau su Guardiola, čia dar seniai buvo, kad atseit, žinai, irgi atėjo iš kaip ir Žalgirio iš karto labai greitai, nu ten į sistemą, žinai, kad atseit čia va irgi pradėjo viską Žalgirį pakeitė iki tam tikro jau lygio, kai čia padarė tokį topinį komandą, ten iki Final Four atvedė viską, žinai, tai sakė gerai, kad palyginai su šituo treneriu, o ne su Žozė Mourinho. Nes būčiau užpykęs, tai dabar. O dabar tam pačiam klube. Tai va, ir turkai tegu iššifruoja. Žodžiu, dviem kryptim eisim. Į Ispaniją ir į Turkiją. Skirtingų. Jo, pasiūsim. Ryka yra irgi tapęs pasiuntęs, bet už Atlanto pajudėjęs, ar ne? Ir Serbijai. Esi tapęs vietinė žvaigždė. Graikijoje ir Serbijoje, bet čia krepšinio kontekste ir nerimtai labai nieko. Ten labiau už mano nuomonę, o ne už paskleistus gandus ar informaciją kažkokia buvo pykstama. Gerai, vyručiai, tiek šiandieną. Smagi laida gavosi. Susitiksim kitą savaitę. Žiūrovai, tegu pasako, ar smagi, ką tu čia iš karto. Gal ne visa sudėtim. Kaip tu pats jautėsi, ar ne, laidoje? Taip, aš gal galiu išsakyti savo nuomonę šitoje laidoje. Gerai. Jeigu ne ta pradžia, kur nei tema buvo viskas. Labai malonu. Iki. Ate. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.